va čia yra mano tas būdas iš tų silpnybių ir ten tų grėsmių, kur vadinasi, kad ką matau, tą dainuoju. Kas iš to? Kas iš to, kad tu jausi pykti ant buvusios valdžios? Ir tikrai tas kalėdas aš atsimenu kaip didžiausią košmarą, nes tada sėdėjau tiesiog apsikabinusi eglę Turniškėse ir galvojau, ką dabar daryti. To Gedvilo ir kitų Gedvilų lūkestis yra toksai, kad aš apsiverksiu, viską mesiu ir pabėgsiu. Jeigu aš būčiau 50 metų vyriškis, prieš tai dirbęs policijos generaliniu komisaru, man niekas nedrįstų kažko panašaus pasakyti. Maksimum, ką nors labai kandžiai, gal sarkastiškai pasakytų Gabrielius Landsbergis, bet tai nebūtų visiškai panašu į tai, ką laido Aidas Gedvilas mano ar kitų vyriausybės moterų paprastai adresu. Na, mėly redakcijos nariai, šiandien į mūsų redakciją čia nuostabioje Joachimo Lelevelio salėje Vilniaus universitete užklydo pirmas svečias ir tai yra ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Labadiena. Sveiki. Ir dabar dar be manęs čia Igno, taip pat yra ir Rita, Birutė ir be abejo Ritos žadėtos purgos. Iš karto galim šiek tiek adresinti tai, nes žadėjom ir praeitą kartą ir visą laiką apie tai kalbėjom. Dabar tik įsijungė Rekas ir pasidarė tyla. Žadėjom, man patiko tas žadėjom spurgas. Taip. Man tai patinka, kad šiandien pro mūsų redakciją taip ėjo ir nepraėjo, bet užėjo Ingrida Šimonytė. Taip. Tai tikrai labai smagu. Tai kas nori užduoti pirmą klausimą? Gal tokį paprastesnį užduosiu klausimą, kuris būtų, kas jums premjeras šiandien yra svarbiausias dalykas? Tiesiog. Arba svarbiausia tema? Aha. Natūralu, kad taip visiškai siaurai iš darbo pozicijų žiūrint, šiandien yra svarbiausias dalykas paruošti ateinančių metų biudžetą, jį patvirtinti vyriausybėje ir atiduoti Seimui, taip kaip numato konstitucija. Ir visada biudžeto sudarimas yra tas pats uždavinys, nes norai visada yra neriboti, o galimybės visada yra ribotos. Ir tu visada sprendi tą patį uždavinį, kaip tos neribotus norus sudėti į ribotas galimybės. Ir čia yra tokia sudėtinga prieštara, nes, kaip sako pirmas ekonomikos dėsnis, ištekliai yra riboti. Taip. Kaip sako pirmas politikos dėsnis, pamiršk pirmą ekonomikos dėsnį. Bet kadangi aš esu ne tik politikė, bet dar ir krimtusi ekonomikos mokslų ir nemėgstu, kaip kurie mano kolegos sakyti, aš kaip ekonomistas pasakysiu, nes mane truputį tą frazę jau turbūt ir daugelį mūsų turbūt truputį juokina. Bet faktas, kad taip yra. Ir kažkuria prasme tai visą laiką yra tas pats iššūkis, ta pati gramatinė klaida, tas pats uždavinys, nes visada yra labai dideli lūkesčiai į valstybę, pamirštant arba pasistengiant ignoruoti tai, kad valstybė esame mes patys. Tai reiškia, mes kaip valstybė dalykų galim daryti tiek, kiek mes kaip valstybės žmonės esame susitarę už juos susimokėti arba visi kartu pasiskolinti. Ir aišku, valstybei, kuri veikia per vyriausybę, per Seimą, per kitas institucijas, čia yra toksai išminties uždavinys, kur atrasti tą saiką tarp mokesčių, išlaidų ir skolų, taip sakant, kad tu galėtum spręsti kažkokius uždavinius, kuriuos reikia spręsti. Pavyzdžiui, niekas nesiginčia, kad reikia didinti mokytojams atlyginimus, bet įgyvendinti neįgyvendinamų uždavinių tuo pačiu metu, tikrai negali, todėl kad negali visiems vienu metu išspręsti visų problemų. Yra kažkokie prioritetai, prioritetų sąraše, yra kažkokios objektyvios aplinkybės, kaip karas Ukrainoje, sakykime, kur, kaip ten bebūtų, bet mes turime nusimatyti lėšas Ukrainos karo pabėgėliams, kurie yra Lietuvoje, įvairiai paramai Ukrainai, kurią mes turime skirti, ar kariniai, ar humanitariniai, ar finansiniai. Ir mes jau čia šitus dalykus turime kažkaip tai tarpusavyje susiderinti, susidėlioti taip, kad viską, kas mums svarbu, mes galėtume maksimaliai atliepti, bet tai nereiškia, kad atliepti kiekvieną poreikį maksimaliai. Tai čia kaip premjeriai, jeigu galiu aš dabar. O kas šiaip Ingridai Šimonytei šiandien yra svarbiausia? Man atrodo, kad nėra taip, kad man šiandien būtų svarbiau dalykai, negu kad jie buvo svarbus vakar arba negu kad bus rytoj. Man atrodo, kad visą laiką kažkaip gyvenime man yra svarbu vienas paprastas dalykas, kad aš galėčiau į save žiūrėti veidrodyje. Ir kažkaip aš stengiuosi gyventi taip ir iki šiol stengiausi ir šiandien stengiuosi taip gyventi, kad aš galėčiau į save žiūrėti veidrodyje, kad aš niekam nemeluočiau, kad aš neturėčiau kažkaip daryti kompromisų su tuo, kas man yra svarbu, kas man yra sąžinė ir kas man yra esmė. Ir vargu ar čia kas nors labai pasikeis rytoj. Jūs jau užsiminėte apie karą, apie
pagalbą Ukrainai, kalbant apie biudžetą. Kaip apskritai karas pakeitė jūsų gyvenimą, jeigu reikėtų apibūdinti? Realiai juk karas prasidėjo ne praėjusiais metais. Ne? Ir jau tada, kai buvo okupuotas Krymas, jau tada, kai prasidėjo veiksmai rytų Ukrainoje, jau tada, kai Lietuvoje radosi žmonės, kurie pradėjo teikti pagalbą Ukrainos kariams, aš nuo tada tą karą jaučiau kaip savo, tiesiog aš kaip fizinis asmuo. Tai aš visada buvau tame, rėmiau Joną Omaną ir kitas organizacijas, daug dalykų ir kitų darėm, teikiam labai daug paramos tada Ukrainos institucijom, tarkim, kai dirbau Lietuvos banke ar kažkokiuose kituose formatuose, visada kovojom už Ukrainos narystę Europos Sąjungoje. Kaip sakom, before it was cool, tai buvo Lietuvos darbotvarkė ir anksčiau galbūt skeptikų buvo daugiau, dabar tų skeptikų natūralu, kad yra mažiau, bet ir aplinkybės labai smarkiai pasikeitė. O sunki ta kova, aš atsiprašau? Prašau? Sunki ta kova, sakot, kovoti už Ukrainos narystę Europos Sąjungoje? Taip, aš pasakyčiau, kad jeigu ne ši invazija 22 metų vasario 24 dieną, mes turbūt ir toliau būtumėm hipotetinių diskusijų erdvėje, nes vyko hipotetinė diskusija, ar Rusija yra tikrai agresorius, nors karas vyko, buvo okupuotos teritorijos ir ne tik Ukrainoje, bet taip pat ir Sakartvele, bet vis tiek, kažkaip tas jūs Baltijos valstybės, jūs labai jautriai reaguojat, jūs per jautriai reaguojat, Ukraina per didelė valstybė, ten per daug problemų. Mes visą laiką sakėm, žiūrėkit į mūsų pavyzdį, mes turėjom motivaciją, mes dėl tos motivacijos padarėm daugybę dalykų, kur galbūt mes iki šiol besimurdytumėm kažkokiuose vidaus ten korupcijos ir kažkokiuose panašiuose dalykuose, tai nereiškia, kad Lietuvoje viskas tobula, bet narystės perspektyva ir ta mobilizacija narystėj, jinai Lietuvoje, labai ženkliai pakėlė institucijų kokybę visų pirma, o ta institucijų kokybė leido atsilaikyti nuo daugelio kitų dalykų. Prisiminkim Viktoro Uspaskicho laimėjimą 2004 metais. Ir, tokį, aš sakyčiau, planą perimti tam tikrą kryptimi ateinančius ES finansinės paramos rautus ir taip toliau ir panašiai. Kas atlaikė? Atlaikė institucijos. Pakso apkaltą prisiminkim. Kas atlaikė? Atlaikė institucijos. Taip. Ir tos institucijos labai stipriai sustiprėjo būtent per šitą procesą. Tai mes visą laiką tai teigiame kaip kodėl yra labai svarbu Ukrainai suteikti narystės perspektyvą, o ne tik tai sakyti, kad jūs dirbkit, o mes tada pasižiūrėsim. Bet aišku, kai prasidėjo invazija, tai tas pirmas 2 savaitės, tai aš atsimenu kaip tokį kažkokį visišką miglą, rūką ir nieką, nes aš gyvenau televizoriui. Iš esmės visą laiką sėdi televizoriuje, susirašinėjai su Ukrainos premjeru ten, kaip jūs, ką jūs, kur jūs ir taip toliau ir panašiai. Tada galvoju, reikia nueiti kažkaip truputėlį pamiegoti bent porą valandų, nes jau atrodo, kad išvirs smegenis, atsiguli, pasižiūri į lubą, supranti, kad negalėsi miegoti, vėl ateini, vėl įsijungi CNN, atvažiuoji į darbą, vėl sėdi CNN ir taip gyveni. Ir tada, aišku, buvo labai daug dėmesio ir vakarų žiniasklaidos labai daug dėmesio. Ir aš buvau ką tik grįžus iš Ukrainos, tiesą sakant, tuo metu. Gal 10 dienų buvo matyti iki invazijos, kai aš lankiausi dar toj pačioj Luhanšinoje ir ant tos linijos tuometinės vadinamosios. Ir daug kas klausinėjo ir visi teigė tą kaip teiginį, kad žiūrėkit, Ukraina žlugs, Kijevas žlugs, 5 dienos, ten 6 dienos ir taip toliau ir panašiai. Ir aš viduj žinojau, kad to nebus. Ta prasme, aš tiesiog kažkaip iš to buvimo su tai žmonėmis, iš bendravimo, iš jų nusiteikimo, iš to, kaip jie matė tą. Man buvo aišku, kad tikrai taip nebus. Negalima taip sakyti, bet tu pabandyk viską žinantiem reporteriams CNN, kurie remiasi Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos informaciją, pasakyti, kad žinot, hebra, tikrai šitaip nebus ir tikrai ta šalis atsilaikys ir kuo daugiau mes padėsim, tuo jai bus lengviau atsilaikyti. Bet aišku, ta pati pradžia buvo labai sunki, nes mes buvom tarp mažo skaičiaus valstybių, kurios teikia karinę paramą dar iki invazijos. Kitos šalis neatrodė no-go, negalim pagalvoti, net kad kokį nors ginklelį galėtumėm suteikti, nes tai yra jau kažkokia baisi provokacija. Toliau turėjo kažkas atsitikti, Bučia turėjo atsitikti ir turėjo atsitikti dalykai, kad žmonės keistų savo mąstymą, kad jie suprastų, kad Ukraina gali atsilaikyti, kad jai reikia padėti, bet kaskart per kraujus, kaskart per tokius ginčius, per kuriuos žūsta žmonės per tą visą laiką, kol vyksta tie ginčiai. Ir dabar taip pat. Ir ta prasme gaila truputėlį, kad niekas labai smarkiai nepasikeitė per tą laiką. Tik tai tiek, kad iš tikrųjų ginkluotės ant žemės Ukrainoje moderniausios yra nepalyginant daugiau negu 24 metais, prieš 24 vasario. Aišku,
atėjo ekonomikos šokas, kuris turėjo būti, jis jau kaupėsi po COVID-o, buvo sutrukinėjusios tiekimo grandinės, buvo daug labai pinigų centrinių bankų išleista ir vyriausybių, kad palaikyti ekonomikas ir susidarė jau tam tikras kamuolys. Tada dar Putinas dar iš anksto 21 metų rudenį pradėjo sukinėti kranelius dujų, keldamas dujų kainas biržoje ir atrodė, kas čia vyksta, o jis tiesiog ruošiasi labai iš anksti ir tą paaiškinti, kad žiūrėkit, jis ruošiasi šantažui. Jis šantažuos Europą kitais metais dujomis. Ir tą patį pavasarį, kai buvo diskusija vėlgi su daugeliu vakariečių, aš tada sakiau, rudenį jūs turėsite diskusiją apie maisto kainas, kuro kainas, energijos kainas ir toje diskusijoje nebus Rusijos. Atrodys, kad čia kažką vyriausybės pridarė, kažkokių kvailyšių, kažkokių sankcijų privedė, dabar žmonės kenčia, prasidės kažkokie protestai. Ir tai yra tai, kaip Putinas interferuoja į visų mūsų vidaus politiką. Nes mes labai dažnai sulaukiam tokio klausimo, į jūsų vidaus politiką labai turbūt kišasi Rusija. Čia propagandos labai daug ir taip toliau ir panašiai. Ir aš visą laiką sakau, žmonės gerieji, jie kišasi visur, jie kišasi ir pas jūs. Problema yra tai, kad jūs to net nesuprantat, nes tai visada yra vidinis debatas, kažkoks vidinis klausimas, kuris labai karštas, skaldo visuomenę, Stambulo konvencija, LGBT, ginklų laikymas, vakcinos, infliacija. Ir visą laiką šitos temos bus išnaudotos tos pačios Rusijos propagandos tuo tikslu, kad jūs sumirksėtumėt. Ir ačiū Dievui, niekas nesumirksėjo. Aš prisimenu iš plataus masto invazijos pradžios tokį videoklipą, kuris vaikščiojo internetuose ir ten buvo klausimas ukrainiečiui, vakariečio reporterio When do you expect Russians? Ir atsakymas buvo never. Kodėl vakariečiai net nesupranta, kas yra Putinas po visko, ką jis tai padarė? Ne tik Putinas, bet ta Rusija kokia yra dabar. Aš nesakau, kad jie nesupranta. Jie daro vieną ir tą pačią gramatinę klaidą. Ir ta gramatinė klaida yra bandyti savo racionalumą pritaikyti Putinui. Todėl, kad kaip masto vakarų politikas, normalus vakarų politikas, jisai masto taip. Aš esu renkamas, ant mano galvos yra žiniasklaida, pozicija, teismai, rinkėjai, ta prasme... Rinkėjų valia arba visą kitą, ko Rusijoje nėra. Visą tai ir aš turiu, kažkaip su visu tuo dylinti, ne? Ir man kažkaip elgtis yra neracionalu. Ta prasme, kažkoks elgesys yra neracionalu, nes tu savo tiesiog susikuri problemas, bendravime, sakykime, ar su opozicija, ar su žiniasklaida, ar su rinkėjais, kažkur tau iš to yra bėda. Ir jie kažkaip nepriima į savo galvą, kad Rusija yra viskas atvirkščiai. Kad Rusijoje ne tas racionalumas veikia. Tai, ką daro Putinas, yra visiškai racionalu iš Putino pusės, bet jo racionalumas yra visiškai kitas negu vakariečių. Ir kai buvo ta mintis, juk ir visa Vokietijos, kuri dažnai yra kritikuojama, ir Angela Merkel už visą tą priekybos politiką, ne, už kažkokį tai bandymą per ekonominius ryšius, taip sakant, sulaikyti Rusiją, konteininti, reiškia, turėti tokią strategiją. Juk tai irgi buvo, kaip tas gerais norais grįstas kelias į pragarą. Todėl, kad buvo galvojama, kad per šitus ryšius tu pririši valstybę tiek, kad kažkuriuos dalykus daryti ją jau tiesiog neapsimoka. Taip pakeliui tu užmerki akis į labai daugybę dalykų, kurie yra labai blogi pranašai. Todėl, kad Rusijoje blogi pranašai prasidėjo nuo tada, kai jie susigrąžino sovietinį himną. Jau tada buvo aišku, kad šitas geruoju nesibaigs. Bet aišku, buvo žmonių, kurie dar sakė, čia tokie čia žaidimai vidiniai, nieko tokio. Paskui buvo Miuncheno kalba, kai jau Rusija įgavo raumens dėl naftos kainų kilimo, jau matėsi, kad šalis darosi turtingesnė, bet tada atsiranda visi tokie argumentai, jie per daug priklausomi, jie per daug pajamų iš mūsų gauna, bet jie juk taip pat sukuria priklausomybės ir tau. Ir tu tampi tų priklausomybių auka, bet kažkaip, tas buvo iki galo neįvertinta, nes neracionalu. Nes vakariečių politikui tai yra neracionalu. Ir tada jie tą savo racionalumą, tą veido išsaugojimą, kiek čia turėjom tokios neakivaizdžios polemikos su Prancūzijos prezidentu apie veido išsaugojimą, Putinas neturi veido, jam nėra ką saugoti. Tai Makronui reikia saugoti veidą. Putinui saugoti veidą nereikia, jis nusipieš tokį veidą, kokį norės ir tą veidą parduos per savo propagandą savo narodą naselenijui. Nežinau net kaip žmonės pavadinti
Rusijoje. Bet žiūrint į karo pradžią, tada atrodė, kad tarsi tas šokas suvienijo vakarų partnerius, nieks nesumirksėjo ir netgi daugelis sakė, kad Baltijos valstybės buvo teisios visą laiką, sakydamos ir įspėdamos apie Rusijos grėsmę. Kai jūs dabar bendraujat su vakarų partneriais, jūs jaučiat pasikeitusi požiūrį? Aš jaučiu nepasikeitusi požiūrį, ta prasme vis dar yra pripažįstama, kad Baltijos valstybės buvo teisios, bet dabar tas pripažinimas labiau yra iš tokio you've been right. So what? Aha. Tai va tas, dabar jau atsirado tas so what. Ir kodėl jis yra tas so what? Todėl, kad galvojimas apie tai, o kas paskui, o kas jeigu Ukraina laimi karą, jis yra tikrai labai baisus. Jis atrodo visiškai kitaip. Ypatingai tiem, kurie 90-uosius atsimena. Ir atsimena, kaip mums buvo siūloma patylėkit, pasėdėkit, bus gera dabar Sovietų sąjunga ir jūs toj geroj Sovietų sąjungoje būsite kažkokia lygiavertė valstybė, beveik kaip tos valstybės Europos sąjungoje. Juk buvo šitaip. Buvo Bušas Kijeve. Buvo Bušas Kijeve. Buvo daug dalykų, kuriuos mes iš savo istorijos atsimenam ir mąstymas už to buvo tas pats. Tai yra branduolinė valstybė, kuri turi branduolinį ginklą. Ir kažkokia suirutė toje valstybėje gali reikšti daug branduolinių valstybių staiga, kur niekas nežino, kas ir kur vyksta, ar dar kažkokius panašius dalykus. Ir pagrindiniam pasaulio žaidėjam, tokiem kaip Jungtinės Amerikos valstijos, kur nenori, bet vis vien ant tavo pirštų guli lėkštutės su visais pasaulio konfliktais. Ir aš nepavydžiu nacionalinio saugumo patarėjui ir kitiem žmonėm, kurie už tai yra atsakingi administracijoje, nes iš ties ant tavo pirštų guli visos tos porcelianinės lėkštutės, jos visos dreba, Sahelis, Kaukazas, Taivanas, Ukraina. Ir, tiesiog tas bandymas kažkaip subalansuoti šitą situaciją, jisai kartais tokiais keistais pavidalais ir pasireiškia. Ir iš ties manau, kad pagrindinis klausimas yra, apie ką Andrius Kubilius labai dažnai ir labai drąsiai kalba, kad yra baimė galvoti, o kas bus po Ukrainos pergalės. Dėl to yra pergalės partija, kur esame mes, ir yra nepralaimėjimo partija, kur yra viskas daug labiau sudėtinga. O jūs manot, kad ta baimė nepagrįsta yra? Kad ten 6000 tie branduolinių ginklų ir taip toliau. Žiūrėkit, ką reiškia nepagrįsta? Tai jūs įsivaizduojate, kad žmonės, kurie turi branduolinį ginklą, žmonės, kurių mąstymas yra neribojamas jokių tarptautinių konvencijų ir jokių kažkokių taisyklių ir nieko kito, nuprognozuoti jų elgesį 100% nėra įmanoma, bet kita vertus, tokį Kimą turim Šiaurės Korėjoje, tik tai tiek, kad jis dar mažas, bet... Ir jis toli dar negali nunešti savo ginklų. Tai tą aš ir noriu pasakyti, kad jis dar mažas. Tai čia ta problema yra, bet man atrodo, kad klaida, kuri buvo iki šiol daroma, tai kad tu visada bandai tą drakoną nuraminti ir sakyti jam, mes tau duosim šitą mergelę, tu ją suvalgyk ir eik miegoti. Ir atrodo, kad jis suvalgys ir eis miegoti, bet jis neina miegoti. Ir tada, jeigu tu neparodai, tiesą sakant, kad jisai atsitrenks į sieną prie bet kokio savo bandymo kažką daryti neprotingo, tai jis bandys ribas toliau. Viena iš tų mergelių atiduota suvalgymui, turbūt galima sakyti, buvo Ukrainos branduolinė ginkluotė. Jeigu jinai būtų turėjusi tuos ginklus, bent dalį jų, tų, kuriuos atidavė, tai turbūt kitokią situaciją šiandien turime. Mes dabar galim tik spėlioti, kokia Ukraina pati būtų buvusi tokiu atveju ir čia matyt, kad visaip galima dabar galvoti ir mes negalim pakeisti praeities ir pasižiūrėti, kaip būtų atrodžiusi ateitis, nebent tokį tik tai filmo scenarijų sugalvotumėm. Bet faktas tas, kad dabar, kada yra kalbama, kad mes jums pasirašysim saugumo garantijas, kurios yra toks pionieriaus garbės žodis, tai tokios saugumo garantijos buvo. Budapešto memorandumas buvo būtent toks. Rusija ir kitos didžiosios valstybės buvo garantavusios Ukrainai jos teritorijos vientisumą ir neliečiamumą. Ir ta pati Rusija, kuri garantavo, tai ji pati nusprendė, kad ji dabar jau nieko nebegarantuoja ir čia yra jos istorinės žemės ir dar kažkokie ten dalykai. Kalbant apie karą ir kaip pakeitė jūsų gyvenimą, galbūt karas, tai jūs tapot Šaulių sąjungos narė. Kodėl ir kaip jūs apibrėžtumėt, ką jums reiškia šaulystė apskritai? Žmonės žino, kad čia buvo mano labai senas planas ir aš vis susiruošdavau įstoti Šaulius ir vis kažkas man sukliudydavo. Ir jau
tada... Premjerystė, pavyzdžiui. Vat, kad kaip tik taip atsitiko, kad tada, kada jau buvau ministrė pirmininkė, jau tada aš nusprendžiau, kad viskas, dabar jau niekas man nebegali sukliudyti, aš tikrai turiu pabaigti šitą darbą. Ir ten turbūt buvo kelių dienų reikalas, kai aš parašiau prašymą, ten pasitikrinau sveikatą ir kovo 11-ąją prisiekiau 22 metais. Bet... ir baigiau bazinį šaulio įgūdžių kursą per nustatytą laiką ir pasirinkau darbinę kuopą ir darbinį būrį ir toliau stengiuosi veikloje dalyvauti, sakyčiau, kad saikingai aktyviai, bet tikrai nesėdžiu ant sofos. Ir man tai yra svarbu, todėl kad man visą laiką Šaulių sąjunga atrodė kaip ta organizacija, kuri daugeliu žmonių, kur sako, aš nežinau, ką man daryti. Bet aš nežinau, ką man daryti. Tai praėjusiu metu žiemą ir pavasarį daugumoje atveju sakiau, eik savanoriauti. Eik arba į kokią nors ten centrą pabėgėlių ar dar kažkur, gali eiti į Šaulių sąjungą, jeigu nori visada kažką daryti, visada kažkam ruoštis, ypač jeigu turi kažkokius įgūdžius, ten IT, sakykime, ar kažkokių ten dronų operavimo, pavyzdžiui, ar net tos pačios medicinos. Tai kuo didesnė ta organizacija yra, tuo didesnis tinklas yra žmonių, kurie yra pasiryžę priešintis ir, kaip ten bebūtų, visų nepasodins, ne? Ir jeigu visi yra šauliai arba dauguma yra šauliai, tai tuomet jau visuomenė atrodo visiškai kitaip negu tada, kada šaulių yra ten 1000 ar 2000, kurių visų sąrašus galima sužinoti ir ten kažkokios situacijos atveju galima su tai žmonėmis susidoroti. Šveicarijos pavyzdys jūs įkvepia kaip valstybės, kuri yra tiek sustiprinusi savo pasiryžimą piliečių gintis, kad tada visus reikia pasodinti, jeigu nori? Tai man atrodo, kad tokioje geografinėje padėtyje, kur mes esam, kitos strategijos jos yra šiek tiek lengvabūdiškos, nes taip galima pasitikėti ir būtina pasitikėti savo kariuomenę ir jos gale ir partneriais. Bet visuotinis pasipriešinimas vis dėlto turi būti tam tikro mentaliteto dalis. Ir čia net nebūtina žiūrėti į Šveicariją, kuri biškį toliau nuo mūsų, bet yra ta pati Suomija, kuri nepaisant kartais tokių dviprasmiškų galbūt santykių su ta pačia Rusija ir finlandizacijos vadinamos ir labai skaudžios praeities ir teritorijų netekimo 20-ame amžiuje, vis dėlto ten tas mentalitetas irgi yra toks, kad žmonės žino, kodėl jie turi ginklą ir žino, kad jeigu reikės, jie priešinsis ir būdami visą laiką neutralūs, dabar prisijungia prie NATO kaip saugumo davėjai, ne kaip saugumo gavėjai. Ta prasme, saugumo NATO blokė padidėjo, todėl kad Suomija yra aiškiai valstybė, kur yra saugumo davėja. Jis yra donorė. Ir man atrodo, kad čia pavyzdys labai artimas geografiškai ir visaip kaip, ir net istoriškai stipriai artimas ir todėl mums tikrai yra į ką lygiuotis. Pritariu. Šiaip, jeigu kalbant dar šiek tiek apie Ukrainą, toks vienas klausimas būtų įdomus. Apskritai apie, vis girdim, ir čia gal jau tokie net jau tikrai klišiai yra, kad nuovargis yra didelis, ypatingai vakaruose ir pas mus visuomenės teikiant paramą Ukrainai. Ar jūs pritartumėte tai, ar matos kažkur partnerių prasme, savo kolegų prasme, savo pačios galų gale, kad yra sunkiau mobilizuoti paramą Ukrainai? Lietuvoje nepastebėjau to. Yra tikrai piktų arba sąmoningai su kuo nors bendradarbiaujančių žmonių, kurie bando šitą naratyvą išnaudoti. Tai taip, čia ta pati propaganda. Kalbėk, kad žmonės yra pavargę ir žmonės pradės jaustis pavargę, tai čia toks tikslas. Ir tas kalbėjimas, jis atsirado ne šiandien ir ne vakar, jis atsirado, kai tik tai pradėjo pirmi karo pabėgėliai kraustytis į Lenkiją, Lietuvą, juk atsirado šitą daina, kuri vadinasi "O kas mums viskas tik tai ukrainiečiams", nors ukrainiečiai gauna lygiai tą patį, ką gauna Lietuvos Respublikos piliečiai, tie, kurie turi laikinosios apsaugos statusą, reiškia tos pačios socialinės garantijos, vaikai mokyklose ir taip toliau ir panašiai, jokio ten, aišku, kažkiek buvo verslų, kurie daugiau už savęs pridėdavo, ten kažkokių nevyriausybinio organizacijų, bet visa tai yra normalu ir natūralu. Lygiai taip pat mūsų nevyriausybinės organizacijos padeda vaikams sergantiem vėžiu, ar, sakykime, kažkokiose savanoriauja kažkokiose kitose
kitose temose ir tų gerų darbų yra daugybė, bet tiesiog buvo bandoma taip prikišamai parodyti, kad va čia žiūrėkite, va šitiems žmonėms viską valstybė duoda, o mums tarsi nieko neduoda. Ir čia buvo Lietuvoje, buvo Čekijoje, buvo Lenkijoje, visur buvo ten, kur buvo didesnis skaičius karo pabėgėlių. Tai nieko labai nuostabaus. Bet kad už tos temos yra kabinamasi, tai tikrai taip. Aš kitų valstybių tokiam tarpe ar politiniam lauke gal netiek matau daug nuovargio. Man atrodo, šiaip elitas politinis vakarų yra pakankamai tvirtai nusiteikę stovėti už Ukrainą. Didesnė problema yra ta, kad ne visos visuomenės tai priima kaip savo, tiek stipriai, kiek sakykime, Lietuva ar kitos Baltijos šalis ar ta pati Lenkija. Todėl, kad juk ir apklausos tą patį liudija, kuo tu toliau esi nuo fronto linijos, tuo tau galbūt abstrakčiau atrodo tas konfliktas, vienas dalykas. Kitas dalykas yra tas, kad vėlgi ekonominės pasiekmes, kurios buvo, jos buvo labai ženklios 22 metais, ypatingai tose šalyse, kurios jau daug metų buvo nemačiusios dviženklės infliacijos. Mes tai matėm paskutinę prieš finansų krizę 2008 metais, o senosios Europos vadinamosios šalis tikrai labai seniai tokios nematė ir tai buvo labai didelis smūgis. Ir kada tai vėlgi sėkmingai propagandos yra supaketuojama su sankcijomis, su jų neva tai neracionalumu, su tuo, kad čia vakarų valstybės kenkia pačios savo, yra tokia dirva, kurioje gali gana sėkmingai vėl pradėti kelti galvas įvairaus pobūdžio kraštutiniai, dešinieji ir kairieji, kurie paprastai visada susivienyje vienu klausimu, nors šiaip atrodo, kad turėtų būti nesuvedami, bet jie visada susivienyje. Pasižiūrėkite protestus Čekijoje, kurie vyksta, tai ten vienoje vietoje yra žmonės su kraštutiniais dešiniaisiais teiginiais, kaip atsisakykim, ten įsiveskim aukso standartą, kas turbūt tie žmonės neįsivaizduoja, kas yra aukso standartas, iki išstokim iš NATO ir, žodžiu, viską išdalinkim, visus pinigus kariuomenės išdalinkim žmonėms ir taip toliau ir panašiai. Tai visa tai irgi kelia galvas. Pačioj pradžioje invazijos buvo labai smarkiai tylu, nes atrodė, kad jau pritilo ir Le Pen, ir ten Alternative für Deutschland, ir visos kitos tos kraštutinės partijos tarsi pritilo, bet dabar jos surado kitą darbotvarkę. Jos kalba ne tiek apie Putiną, tai Putinas blogis, karas blogis, labai blogai žmonės kenčia, bet mūsų žmonės, matot, irgi kenčia. Mūsų žmonės kenčia nuo šitų dalykų, tai kažką reikia su tuo daryti. Ir man atrodo, tas nematymas greitos išeities, o čia nėra greitos išeities, todėl kad karas yra, iš kur gali būti greita išeitis, nebent Ukraina būtų apginkluota, super naujausia ginkluota ir galėtų esminį persilaužimą fronte pasiekti, bet tai priklauso nuo didžiųjų karinių galių. Tokiu atveju ta sekinanti situacija taip, jinai veikia. Ateina rinkimai daugelyje valstybių. Mes nelabai žinom iš tikrųjų, kokia bus realybė, tarkim, po Jungtinių Amerikos valstijų rinkimų, po Prancūzijos prezidento rinkimų, po kitų labai svarbių rinkimų. Ir manau, kad Putinas būtent ant to ir stato. Gal, nežinau, perinant prie kitų temų nuo karo, jeigu dar? Aš gal dar vieną dėl tų rinkimų. O kiek galima save raminti, kad kaip savo laiku Lietuvą išgelbėjo institucijos, taip, o paramos Ukrainai klausimą Jungtinėse valstijose išgelbės institucijos? Manau, kad didelė dalim tuo galima kliautis, todėl kad vis tiek, prezidentas yra labai matomas asmuo, bet už prezidento yra didžiuliai dantračiai, kurie tuos sprendimus kažkaip sukioja ir juos pateikia. Ir tarkim, prisimenant tą patį prezidento Trumpo prezidentavimą, tai tuo pačiu metu Jungtinėse tautose, Jungtinių Amerikos valstijų atstovė buvo Nikki Haley, kuri dabar kandidatuoja taip pat būti viena iš respublikonų kandidatų, kuri tikrai visą laiką laikėsi labai kietos pozicijos Rusijos atžvilgių ir tą kalbantį kopūstą, kaip vadina pona Nebenzė. Buvo puikiai nusadinus ne vieną kartą. Gavarešė kapūsta yra toks jo pavadinimas, tai vat jį buvo nusodinusi tikrai ne vieną kartą ir labai žiauriai. Ir tai yra Jungtinių Amerikos valstijų pozicija, juk jinai ne savo poziciją kalba. Ne? Ir tie instituciniai tokie checks and balances, kaip yra vadinama, jie yra tikrai tose senose demokratijose per daug stiprus, kad vienas žmogus galėtų juos visiškai išmušti. Bet jeigu tai pasidarys tendencijos ir ne vienoje valstybėje, tada žinoma, kad pavojus yra nemažas. Ir šiaip aš
aš tai, gal premjerė čia labai šiaip pozityviai nuteikė, nenoriu gadinti, bet yra kitas skirtumas turbūt su 2016-aisiais Donaldo Trump administracija tuo metu ėjo iš tikrųjų taip irgi negražiai streišių naura. Iš esmės. Jie tiesiog ėjo, jie laimėjo ir tada prasidėjo jau tenai tas makalavimas ir gaudimasis grandinių. Dabar taip nėra. Dabar jie iš tikrųjų yra organizacijos, kurios po magos judėjimų, po Donaldo Trumpo vėliavą bando ruošti, nes jie suprato, kad jie turi turėti žmonių, kurie supranta, kaip yra priiminėjami įstatymai, supranta, kaip veikia institucijos. Ir tas šį kartą yra daroma. Tai aš kažkaip taip pat... Taip, bet yra teisminė valdžia, yra valstijos kaip suverenus vienetai, vis tiek tai yra federacija. Ta prasme, tai nėra taip paprasta. Be jokios abejonės pradžioje buvo ten labai puikių žmonių, daugelis puikių žmonių labai greitai išsiskraidė iš tos administracijos. Su ne vienu man yra tekę bendrauti dabar, tarkim, kaip labai tikrai karštais Ukrainos palaikytojais ir su tuo pačiu Marko Esperiu ir su gynybos sekretoriumi. Ir tai yra visiškai, kuris buvo išmestas ten vos ne pačioje pabaigoje labai juokingai. Ir tikrai tų žmonių, kurie suvokia Respublikonų partijoje, yra pakankamai, bet yra taip pat ir ta tokia labai garsi grupė, kuri kaip ir Lietuvoje garsi grupė sako, kad jie yra tauta ir kalba tautos vardu. Ir tie procesai, jie yra tokie. Ta prasme, aš nežinau, ar mes galime juos kažkaip pakeisti. Man atrodo, kad socialinių tinklų eroje, kurioje mes gyvename, tai yra tiesiog, tai yra tiesiog taip, kaip piktintis dėl oro. Taip, ne, pakeisti negali, bet žinot, ir tie patys magistai, jų yra 20 šiuo metu kongrese, bet biudžetą visiškai užtraukia rankinį ir dabar neaišku, kaip Makarčio likimas toks bus. Tai ar tiesiog, aš turim tokie judėjimai ir ne tik, ar ne, patys Slovakijos rinkimai. Yra įdomus klausimas, jūs ar nutikė pesimistiškai ar ne? Toks yra labiau klausimas. Kartais pasižiūrėjus į tendencijas. Dėl Slovakijos rinkimo aš labai nebuvau nustebusi. Kadangi aš lankiausi Slovakijoje ne taip seniai, buvo Bratislavoje saugumo forumas ir turėjau galimybę šiek tiek pabendrauti ir pasižiūrėti. Galiausiai iš apklausų tas neblogai matosi, kad toks keistas labai keista tokia savivoka, tarsi ir vakarietiška, ir daug pramonės, ir daug investuotojų, ir visko, bet tuo pačiu metu kažkoks toks panslavizmas ir tokia tarsi jaučiasi šešėlyje truputėlį, galbūt Čekijos Respublikos, ir iš to atsiranda kažkokie tokie galbūt kartais keistesni pasirinkimai. Bet žiūrėkit, tas pats Orbanas, kuris tarsi atrodo toksai ES troublemakeris, ne? Paprastai vis tiek sprendimai dienų gale kartais apkarpyti, kartais ten netokie idealūs, kokių norėtųsi, bet jie yra priimami. Tai aš labiau žiūriu tai kaip į tokį transakcinį veikimą, negu kad ideologinį veikimą. Nes ideologinis veikimas, jeigu tu veiki ideologiškai, tada iš ties yra labai pavojinga su žmogumi diskutuoti, nes greičiausiai nesusitarsi niekada. Bet jeigu tai yra transakcinis veikimas, tai paprastai yra kažkur ta kaina, dėl kurios galima susitarti. Aš tai suprantu, kad Ignas ir 2 valandas apie užsienio politiką kalbėtume, bet gal mes galime ir į Lietuvą grįžti. Paskutinis prieš Lietuvą, nes premjerė, kai užsiminė apie socialinius tinklus ir jų riterius, tai yra vienas, kurio negali neprisiminti. Elonas Muskas, kuris yra ir toks riteris, ir vienu spraktelimu gali išjungti ryšį Ukrainos kariams, kuriuo jo Starlinkai ir aprūpina. Ką jūs galvojate apie Muską? Aš nežinau, ar surašiau vieną žodį, Čia nėra limito. Kuriuo galėčiau apibūdinti, bet gal nenoriu apie žmogų kalbėti, pasakysiu apie elgesį. Tai mano nuomonė žodis apgailėtina būtų ta žodis, kurį aš galėčiau visam šitam apibūdinti. Nes jeigu tai būtų tik žmogus, kuris yra akivaizdžiai kažkoks prorusiškas, proputiniškas, tai tada sakytum tuščia jo, bet kai žmogus, kuris yra inovatorius, reiškia idėjų generatorius ir, taip sakytum, ateities žmogus, galbūt labiau turėtų ateities žmogumi save laikyti, kai jis taip elgesi, tai yra apgailėtina, bet aš paaiškinimą savo irgi turiu. Aš manau, kad tai yra ta pati baimė pagalvoti, o kas bus, jeigu Ukraina laimės karą. Didelė Ukrainos rinka, kuri turtingesnė negu Rusijos. Jam matyti atrodo kitaip.
Jeigu kalbėtume apie jūsų kaip premjerės darbą, mes sugalvojom tokį dalyką paprašyti jūsų sudaryti savo svotą, išskirti stipresias ir silpnasias pusės. Kas jūsų nuomonė tai būtų? Po to prašysim CV atnaujinti. Gerai. Po to priimsim į redakciją. Gerai. Tai iš stipriųjų pusių, jeigu mes kalbam apie mane, ne kaip mane, bet kaip apie mane premjero pozicijoje, tai turbūt iš stipriųjų pusių aš pabrėžčiau savo netrumpą patirtį viešajame administravime, nes vis dėlto nuo 97 metų dirbti viešajame administravime įvairiose pozicijose, nuosekliai nuo specialisto atsirasti ten, kur dabar esu, tai man leido sukaupti ir labai įvairią patirtį ir žinojimą, kaip veikia institucijos ir kur yra problemos institucijose ir ko geriau nedaryti, nes nepasidarys, o kaip daryti, kad padarytum, nes žmonės, kurie ateina iš šalies, į ministerijas, pavyzdžiui, vadovauti dažnai, jie kartais net ilgai užtrunka suprasti, kad tu atsiduri tokiam žaidime, kur tave bando padaryti savo profsąjungos pirmininku. Ir kur tavo uždavinys vienintelis bus eiti į finansų ministeriją ir gauti kuo daugiau biudžeto, o visa kita jau yra netaip svarbu. Tai čia sakyčiau, kad turbūt yra mano pagrindinė stiprybė. Dabar kas yra mano pagrindinė silpnybė? Pagrindinė mano silpnybė turbūt yra, bet čia turbūt ir tas pats yra ir jeigu mes kalbėsime apie grėsmę, tai yra mano toks, neflegmatiškas būdas. Ir tai, kad aš gal kartais pasakau daugiau, negu kad būtų būtina einamuoju momentu pasakyti. O galimybės, tai galimybės politikoje, kaip žinia, visada yra nuo iki. Tai yra jau, aš nežinau, ar čia kažkokias dar galimybės, ką matau kaip galimybę dar savo pozicijoje, tai pabaigti tai, ką vyriausybė buvo užsibrėžusi. Manau, kad daug dalykų tikrai pavyko pajudinti arba pavyko net ir padaryti, veikiant gana keistomis sąlygomis, nuo COVID per migraciją iki karo, kuris ne pas mus, bet mus labai tiesiogiai veikia. Ir va tiek turbūt iš mano svoto. Nes mes kalbėjom ir kalbėdami galvojom, aptarsim kai kuriuos aštriausius jūsų vyriausybės darbo momentus. Ir vienas tikriausiai iš tokių paskutinių buvo dėl Šiugždinienės situacijos. Ar jūs dabar atgal žiūrėdama visą tą situaciją klaida laikot savo pareiškimus, kad aš atsistatydinsiu, jeigu Seimas neinicijuos pirmalaikių rinkimų ir taip toliau, nes galiausiai taip ir neįvyko? Jo, tai man atrodo, aš esu jau tą viešai komentavus ir nėra čia jokios didelės paslapties, kad tai yra turbūt tas atvejis, kai aš viešai pasakiau tai, ko neturėjau viešai sakyti, bet tokia diskusija iš ties prezidiume buvo, kad aš labai rimtai norėsiu pakalbėti apie tai, ar vyriausybė gali veikti toliau, jeigu už visą šitą istoriją bus paaukotos 3 ritualinės avys. Ir visi kiti nusiplaus rankutes ir sakys, va dabar mes esame kažkaip jau išsprendę šitą problemą, nes viskas dabar yra gerai. Kiekvienas turbūt ar kas antrą savaitę ten vis paskaitom tų naujų istorijų apie tai, kur aš kartais bandau sugalvoti, kiek gali būti konkrečios savivaldybės, konkretaus miesto degalinėje čekių per parą, kad jų visiems užtektų, arba kodėl žmonės moka grinais ir galvoja, kad mokėdami grinais jie nuslėps, reiškia tą faktą, kad čekiai yra ne jų, kai ant visų čekių yra kažkokia nuolaidų kortelė ir visos tos nuolaidų kortelės yra lygiai taip pat skirtingos kaip bankų kortelės. Ta prasme, ta istorija jinai yra pritvinkusi jau per daugybę metų ir tas bandymas, turiu pasakyti, kad daugelio politikų kažkaip tai paversti vyriausybės problema man pasirodė be galo neteisingas. Ir čia yra vėl iš tos pačios serijos, kad aš noriu kažkaip save gerbti. Ir man pasakyti savo 3 ministram, žinot, mėly ponai, čia yra tokia nelabai maloni situacija, reikia jūs 3 paaukoti tam, kad būtų taika ir man būtų lengviau toliau dirbti. Man tai neatrodė tinkamas sprendimas. Dėl to, kai mes kalbėjom
kai mes kalbėjom prezidiume ir kai buvo diskutuojama dėl pirmalaikių rinkimų, buvo labai ilgas prezidiumas, ten gal 4 valandas turbūt diskutavom. Ir taip buvo žmonių, kurie pasakė, kad čia yra neadekvati reakcija. Bet jeigu kažkas pasakė, kad tai yra tokio svarbumo klausimas, kad čia yra pats svarbiausias klausimas tikrai rinkėjams ir visuomeniai, tai gal eikim tos visuomenės ir paklauskim. Bet visuomenės nueit paklaus, Seimas nusprendė, kad nebeklaus, tai tada vėlgi buvo klausimas, ar mes čia turim paaukoti tuos 3 ministrus dėl to, kad kažkaip problema kažkur dingtų. Tai niekur nedingo. Ir taip Jurgita Šiugždinienė nusprendė atsistatydinti, aš gerbiu jo sprendimą, aš sutikau su jo sprendimu, bet tai buvo jo sprendimas. Aš jos neprašiau atsistatydinti, dar daugiau, aš manau, kad jinai tikrai gerai dirbo ir labai daug padarė Lietuvos švietimui. Bet po to, po viso šito balsavimo, turėjom diskusiją vėlgi prezidiume, kaip ir buvom sutarę. Ir sutarėm, kad bandom dirbti toliau. Mano klaida pagrindinė buvo ta, kad man tiek buvo prikepę tuo metu nuoskaudos, kad aš tiesiog gal, neatsimenu, ten turbūt maratone Klaipėdoje ar kur, pasakiau tai, ko sakyti viešai neturėjau. Aš kaip prisimenu tą situaciją, tai tikrai labai gerai atsimenu, kad pagalvojau vis dėlto, ar nebūtų toliaregiška, galvojant apie Lietuvą, ne apie jūs poste, ne apie vyriausybę, bet apie stabilumą pačioj valstybėje. Pasakyti, kad ir ponia Šiugždinienė, ačiū Jurgita, ir tu ir aš žinom, kad tai yra neteisinga, bet toliaregiškiau ir naudingiau valstybei būtų, jeigu pasitrauktumėt. Ar jums buvo kilę tokių minčių? Ne, man buvo kilę netokių minčių, todėl kad iš esmės ji pati tą pasiūlė. Ji atėjo ir pasakė, aš noriu pasitraukti, nes aš jaučiu, kad tai bus geriau. Ir aš bandžiau ją atkalbėti. Jūs galite galvoti, kad tai buvo mano klaida, man atrodė, kad vis tiek žmogų reikia vertinti už darbą. Ir aš ją vertinau už darbą. Bet kur buvo kita problema, kad to buvo negana, nes dar turėjo atsistatydinti Gintarė Skaistė, kuri buvo tiek uoli nusprendusi gražinti pinigus savivaldybei, kad gražino pinigus savivaldybei net už tuos laikus, už kuriuos savivaldybei nešė čekius, tik tai tų čekių savivaldybėje jau nebėra, nes praėjo 10 metų čekių saugojimo. Bet, ta prasme, žmonėm tiesiog visiškai dėl to atrodo, kad kaip pasakyti, ta savijauta tokia, kad tu išmušiai Dievo vaikus, bet man didesnė problema ne ten visiškai atrodo, ne Šiugždinienė, ne Gintarė Skaistė ir ne Simonė Kairė, o tame, kad visa likusi politikos bendruomenės dalis kažkaip sakė, tai čiūrikas, mūsų čia nėra. Tai supraskit, kad aš neturiu jokio asmeninio intereso visame šitame dalyke. Nes aš, kai atėjau į Seimą 16 metais, aš pasakiau taip, kanceliarinės šitos, kur turi parlamentarai. Ir tą beje siūlėm dar 2008 metais, kai buvo finansų krizė, kad visas kanceliarinės pridėti prie atlyginimo ir pirkit jūs gėlės, pirkit jūs saldainius, pirkit jūs benziną, pirkit jūs ką norit. Nuomokitės mašinas, nes Karbauskis uždraudė mašinas nuomotis, tai dabar ir remontuoja Seimo narys mašinas iki dugno. Ta prasme, aš pati manau, kad tai yra klausimas, kuris labai smarkiai kompromituoja politikus tokiuose, visiškai tokiuose menkuose dalykuose, nes tai yra menki pinigai, kuriuose tiesiog tu gali paskandinti savo reputaciją iki dugno. Dėl to aš pasakiau, kad man tas yra neįdomu ir aš šitos kortelės atsisakau, kiek man ten reikės apsimokėti interneto ryšį ar kažką, aš apsimokėsiu pati. Tai asmeniškai aš neturiu nei ką slėpti, nei čekių neturiu, nei nieko neturiu. Ta prasme, tai man tas yra, kažkaip neturiu aš intereso save paslėpti už visos šitos istorijos. Bet man atrodė labai neteisinga, kad sakau, kad yra 3 žmonės, kurie tarsi yra išrinkti būti Bet dabar yra daugiau ikiteisminių tyrimų, yra ten kitų partijų pirmininkai priversti aiškintis, Vilija Blinkevičiūtė visą laiką kalba apie tai irgi, žurnalistų klausiama. Tai žiūrėkit, kada pirmi išėjo kada prasidėjo visa šita istorija nuo Švietimo ir mokslo ministerijos, arba tiksliau sakant, nuo Kauno miesto savivaldybės, ar nuo ko ten, jau aš net neatsimenu,
tai tada visi tie patys pirmininkai ir tos pačios pirmininkės, jos visos žinojo, kad visi ministrai privalo atsistatydinti. Dabar, kada vyksta kalba, jau pasirodo ir apie tą daržą, tai tada ten turi ištirti teisėsaugą, tada kažkokie organai, partijos, tada tas, tada anas. Atsiprašau už tai. Tai man atrodo, kad tada, reikia visiems, ir kas mano ir buvo pagrindinė mintis, ir tas Seimo pasiūlymas Seimui, taip sakant, susikratyti šiek tiek ir pasikratyti, taip sakant, shake the ground truputėlį, kad atsistokim visi ir pasakykim, visi esam nešventi. Nepaisant to, kad atskirai paimti keli asmenys, ten aš ar ten Gabrielius Landsbergis, esam tam kontekste gal baltos varnos, bet vis tiek aš net savo prisiimu šitą kaltę, nes ta sistema yra tokia, kad jinai, kažkaip taip žmonės įtraukė negalvoti apie savo reputaciją. Aš apie savo reputaciją galvojau visada, nes man visada atrodė, kad politikas nieko kito neturi. Ir galvodama apie savo reputaciją, šitų kanceliarinių išlaidų atsisakiau nuo pat pradžių. Kodėl aš paklausiu apie tą paskutinį jūsų pasakymą, kad jūs galbūt pasitrauksit iš posto, nes yra buvęs toks pasakymas ir anksčiau, ir žmonės tikriausiai, kurie stebi jūsų vyriausybės darbą, prisimena, per Belaruskalį visą tą skandalą susijusiu su trąšom. Jūs irgi panašiai esat pasakius. Tai iš šono gali pasirodyti ir taip, kad tarsi toks krizės situacijose jūs, tarsi gesino tas krizės su tokiu pagąsdinimu, kad mes pasitrauksim, tada visas Facebookas sako, ne, premjerė, likit, nesitraukit ir taip toliau. Ką jūs į tai galėtumėte atsakyti? Žinokit, aš turbūt, kad neprisimenu, kad būčiau labai ten skaičius kažkokių ugningų raginimų nesitraukti Facebook'e. Labai daug skaičiau tokių komentarų, kur buvo maždaug iš proto išsikrausti, ką čia dabar darai, kas čia per nesąmonės, koks neatsakingumas, kaip tik daugiau girdėjau neigiamos reakcijos. Bet tai, tiesiog, čia yra mano tas būdas iš tų silpnybių ir ten tų grėsmių, kur vadinasi, kad ką matau, tą dainuoju. Ta prasme, kai kalba eina apie valstybės paslaptis, tai tada jau kankinkit budeliai stipriau, jau, taip sakant, vargu ar ką nors iš manęs pavyktų išpešti, bet tokiais atvejais, kai tai yra susijęs su kažkokia mano vidinė jausena, kartais ta vidinė jausena iš tikrųjų matosi. Bet su Belkaliu, tai ten buvo labai, labai konkreti situacija ir tikrai, tiesą sakant, iki šiol man panašiai kaip ir su čekiukais, kas yra panašaus, iki šiol man nėra aišku. Tai ko vis dėlto kritikai iš tikrųjų norėjo, nes tie patys žmonės kritikavo vyriausybę už tai, kad trąšos važiuoja, ir tie patys kritikavo už tai, kad trąšos nevažiuoja ir Lietuvos geležinkeliai turi dabar pakankamai ženklius nuostolius. Jūs čia prezidentą turit minti? Prezidentas irgi pasižymi tuo, kad gali kritikuoti už tą ir už priešingą, bet Seime kolegų tokių, kurie tai daro, irgi pakankamai. Nes kada iškyla klausimas, kur galima mušti Landsbergį, tai muškim Landsbergį, nes yra, muškim dabar Landsbergį, nors čia labiau buvo Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos geležinkelių problema negu kad Landsbergio, bet aišku, mušti reikia Landsbergį, bet paskui, kai pasirodo, kad tas turi kitas pasiekmes, Lietuvos geležinkeliai neturi gana didelės dalies tų užsakymų, kurios turėjo, reiškia, įmonės finansiniai rezultatai yra visiškai kiti, jai reikia skirti subsidijas iš biudžeto, tam, kad jį galėtų įgyvendinti savo didelius elektrifikavimo ir kitus projektus, reiškia, jau jinai nebegali to įgyvendinti iš pelno, bet mes tai pasirinkom, mes radom sprendimus, vėliau tuos sprendimus pramušėm Europos Sąjungoje, ko negalėjome padaryti po Ryanairo katastrofos užgrobimo. Ką bandėm padaryti, kaip jūs puikiai žinote ir apie tai rašėt, kad bandėm įmušti tada Belkalijaus trąšas į europinės sankcijas, mums nepavyko to padaryti, bet pavyko padaryti po Rusijos invazijos ir dabar tas klausimas yra, kaip pasakyti, pusiau išspręstas, nes tarptautinėje erdvėje bandymai atkrapštyti šitas sankcijas, motyvuojant globalių pietų interesais, niekur yra nedingi iki šiol. Tai čia tokia truputį veidmainystė, kur atrodo, kad reikia uždaryti, nes Lukašenka, bet paskui, kai uždarai, tai tada, o ką dabar daryti, jūs su visais susipykot, su Lukašenka susipykot, kokia buvo didelė apyvarta, dabar veš kažkas kitas uždirbs pajamas. Taip, bet jeigu mes taip apsisprendėm, reiškia, mes taip apsisprendėm. Jeigu grįžtume prie jūsų svoto, perdėtas atsakomybės jausmas už savo komandos narius būtų tame svote, ar ne? Čia aš dėl Belaruskalį istorijos labiausiai prisimenu. Čia kaip, vėlgi,
kaip su mokytojų atlyginimų padidinimu, kadangi aktualija, tai tiesiog pasinaudosiu tą analogiją. Vienas kolega, labai mano gerbiamas, kalbėjo Lietuvos radijoje ir sakė, kad mokytojams pakelti atlyginimus 50%, čia nedaug reikia pinigų. Tas nedaug yra 700 milijonų. Tai, sakau, žiūrint, su kuo lyginsi, su kažko palyginus yra nedaug. Su Lietuvos ekonomika, tai yra 1% Lietuvos ekonomikos. Tai čia irgi perdėtas, aš nežinau, kaip įvertinti perdėtą, bet taip aš jaučiu atsakomybę už žmonės, kuriuos aš pasikviečiau dirbti į vyriausybę, nes priešingai legendoms ir padavimams apie tai, kad koks nors žmogus ten man buvo įdėtas, įsiūlytas, įprūdytas, taip koalicijos partneriai žinoma rinkosi savo kandidatus ir juos delegavo, bet visi žmonės, kurie yra Tėvynės sąjungos, tai buvo mano pačios pakviesti ir mano pačios pasirinkti ir aišku, kad aš už juos jaučiu atsakomybę, ar jinai yra perdėta, man labai sunku įvertinti. O reikia dažnai, pasakykime, taip paprastai išreikščiau, pribėgti, pagelbėti, nes kartais taip to kažkokia įvyksta. Galim paprašiau, ar dažnai tenka už kitus dirbti? Arba taip gal net. Nuoširdžiai vis mažiau ir mažiau. Vis mažiau ir mažiau. Bet čia tą vertinkit su doze ironijos, todėl kad tikrai nesakau, kad visą laiką ar kažkada labai dirbau daug. Aš tiesiog, ką galiu pasakyti tikrai atvirai ir nuoširdžiai, kad dauguma žmonių, kurie atėjo į vyriausybę, jie neturėjo darbo vyriausybėje patirties anksčiau. Iš esmės, tokios patirties turiu aš, Dainius Kreivys ir daugiau... Navickas dar irgi turėjo. Kęstutis Navickas ir jo patirtis nebuvo pati maloniausia, bet ir vis tiek gana trumpa. Ta prasme, aš sakau, aš esu 30 metų begemotas valstybės tarnyboje. Tai yra su kuo palyginti. Bet mano supratimu tai yra ir privalumas, ne tik trūkumas. Todėl, kad tie žmonės nėra užbiurokratizuoti, jie nėra tik apie procedūras ir struktūras, apie ką labai dažnai iš tikrųjų yra viešas administravimas. Kaip nerasti būdo kažką išspręsti. Ir jie labiau buvo atvirom akim, atvira širdim, tu ateini kažką daryti ir supranti, kad velnias kaip sunku yra šitą vežimą iš tikrųjų stumti. Nes tikrai sunku. Ne todėl, kad žmonės pikti, ne todėl, kad žmonės negeri, ne todėl, kad valstybės tarnyboje nebūtų kompetitingų žmonių. Jų tikrai yra ir labai kompetitingų ir pasišventusių darbui valstybėje, bet labai dažnai tai yra tam tikras lyderystės klausimas, kad tu arba matai, kad tavo ministras nori kažką padaryti ir tada jis tave užmotyvuoja dirbti, arba jeigu tu matai, kad jis nori būti ministru, ten turėti telefoną, vairuotoją ir kitus dalykus, tai tu tiesiog tada parūpini jam darbo. Tu jam parūpini darbo ten kaldamas visokius įstatymų projektus ir nutarimų projektus, su kuriais jisai visur vaikšto, į vyriausybę ir į Seimą ir tiesiog jaučiasi ministru. Tai taip irgi būna ir ne taip retai. Tai aišku, kad to patarimo reikėjo ir tos pagalbos reikėjo ir to suvedimo kartais reikėjo, kad čia kelių ministerijų klausimas, nes mes labai mažai turim temų, kurios yra vienos ministerijos klausimas, kur viena ministerija gali pati savo viena išspręsti. Kad ir dabar aktuali tema, kur labai plačiai diskutuojama, tarkim, paauglių narkotinių medžiagų vartojimas. Tai nei viena policija tai išspręs, nei viena švietimo ministerija tai išspręs, nei šeima viena tai išspręs. Čia vis tiek yra tam tikras triumviratas, kur turi būti sąveika, bendruomeninė sąveika, kuri gali leisti pasiekti rezultatų. Tai tų tokių, COVIDas tas pats buvo, tokia pati istorija, migrantų krizė. Atrodo, kad buvo pakankamai dalykų, kur net iš pradžių galvoja apie dalykus, kur nebuvo tokios minties, nebuvo minties apsitverti tvorą nuo Baltarusijos. Kameras pastatyti, taip. Ir tas procesas vyko, tik tai jisai vyko lėčiau, negu kad paskui teko ant fast forward jį paspausti ir viską kuo greičiau pabaigti. Bet nebuvo tokios minties, bet kad jau tokia situacija, tai tokį sprendimą priėmėm ir jį įgyvendinom laiku ir už biudžetą, kas ne taip dažnai šiaip jau pasitaiko. Tai aš tikrai labai gerbiu savo kolegas, labai myliu, labai vertinu, kartais pasiginčijam, bet jeigu, pavyzdžiui, kas nors manęs paklaustų, ar aš jais visais pasitikiu iki šiol, tai taip, aš jais visais pasitikiu iki šiol. O jeigu kalbant apie jūs, kokie sprendimai arba koks laikas premjero poste jums buvo
sunkiausias. Aš prisimenu, mes su jumis kalbėjomės prieš kokius 2 metus, jūs tada sakėt, buvo 2 sunkiausios dienos, viena, kai Ryanairo lėktuvas buvo užgrobtas, o kita riaušės prie Seimo. Mes iš karto po riaušių kalbėjom. O dabar, kaip jūs tą apibūdintumėte? Turbūt, kad dabar jau tų dienų truputį daugiau, tai vis tiek tas Ryanairo nusodinimas, jis kaip buvo, taip ir liko tokia, nors pati pradžia vyriausybės darbo buvo be galo sudėtinga, nes kai vyriausybė susirinko, kaip žinia, COVID-o ten atvejai ėjo per stogą, ligoninėse jau matėsi tas kraštelis, reiškia, per kurį jau pradės bėgti viskas iš... Aš labai atsiprašau, tai čia, kad tiesiog turiu trumpą follow-upą jūsų iš tą pasakymą. Ar jūs kad nors jautėt, ne tai, kad pyktį prieš tai buvusios vyriausybės, nes galėjo ir rekomendacijom vadovautis ir anksčiau galėjo uždaryti ekonomiką ir panašiai, o kai jūs atėjo tada jau rezultatai 2 savaičių atgal priimtų sprendimų buvo. Žiūrėkit, kas iš to? Kas iš to, kad tu jausi pykti ant buvusios valdžios? Aš tai toks gal piktas žmogus. Ne, čia yra tas pats, kas dabar pykti ant ponios Blinkevičiūtės už tai, kad socialdemokratų frakcija nebalsuoja už partnerystės įstatymą. Ar pykstu? Jo, pykstu. Iš esmės pykstu, nes aš niekaip negaliu suprasti, kodėl žmogus negali balsuoti už dalyką, kuris atitinka jo programą. Aš neprašau jos balsuoti už tai, kas netitinka jos programos, bet kas atitinka jos programą, vien todėl, kad reikia, kad liberalai su konservatoriais pasimušto, per tą laiką kentėtų žmonės, kuriems yra reikalingas partnerystės įstatymas. Aš nesuprantu šitų dalykų, bet aš žinau, kad politikoje taip yra, buvo ir dėja greičiausiai bent jau iš dalies bus. Savo garbiai turiu pasakyti, kad kai aš atėjau į Seimą 2016 metais ir būdavo iš opozicijos tuometinės pasiūlymų visiems pagerinti gyvenimo už svetimus pinigus, nepasakant, iš kur bus paimti pinigai, ar ten kokių nors mokesčių lengvatų paregistruoti, ar ten PVM iki 18% sumažinti. Aš niekada už tokius pasiūlymus nebalsuodavau, nepaisant to, kad aš esu opozicijoje, nes aš savęs negerbčiau po to, kadangi tai neturi priklausyti nuo to, kur tu sėdi. Tu vis tiek turi atsakyti į klausimus iki galo. Bet šiaip politikoje, taip dėja būna, kad jeigu tu nori kažkam palikti problemą spręsti, tai palieki problemą spręsti taip, kaip atsitiko 20 metais ir sprendėm tą problemą. Ir aišku, jau momentas, kada tą problemą pradėjom spręsti, jis jau buvo labai nepalankus ir skaičiuoti ten to žmonės kiekvieną dieną mirusius, matyti duomenis ir skaičiuoti, kiek dar turi kažkokių ligoninės lovų ir taip toliau ir panašiai, buvo tokia kasdieniniai įtampa ir buvo labai sunku ir tikrai tas kalėdas aš atsimenu kaip didžiausią košmarą, nes tada sėdėjau tiesiog apsikabinusi eglę Turniškėse ir galvojau, ką dabar daryti, bet buvo vis tiek aišku, kad tai yra, buvo aišku, kas bus, kad tai yra vakcina, kad jinai jau yra, kad jos čia jau kažkiek atvažiavo, ten pradžioj buvo visokiausių skandalėlių su to susijusių, kaipgi be šito, bet vis tiek, kad tai yra tik tai laiko klausimas, kada ta situacija bus suvaldyta ir ji bus suvaldyta daug greičiau, negu kad buvo galima galvoti, nes vakcina atsirado labai greitai. Bet paskui, žinoma, Lukašenkos šitie Ryanairas, paskui migrantai, kai tu staiga vieną dieną supranti, kad kažkas gali būti tiek sik galvoj, kad tiesiog veštųsi žmonės lėktuvais tam, kad juos stumtų prie tavo sienos, nes migracija yra dalykas, kuris per amžius amžinuosius, tu žinai, kaip jinai atrodo Viduržemio jūroje, ta prasme, daugiau mažiau mes tas tendencijas stebim ne pirmi metai, bet kad tai galima būtų organizuoti tyčia su valstybės institucijų, reiškia įsitraukimu, buvo dviratininkai Norvegijoje, buvo ten prie Suomijos sienų visokiausių dalykų, bet mastas jau atrodė tikrai labai žiaurus. Riaušės prie Seimo buvo labai sudėtinga diena. Dar viena sudėtinga diena turbūt buvo sausio 13, kada reikėjo kalbėti minėjime. Ir buvo ta reakcija tokia, kokia buvo, nes aš pripažįstu žmonių teisę turėti apie mane kokią tik tai jie nori nuomonę, bet tuo metu sausio 13, man atrodė, kad tai yra tiesiog žiaurinė pagarba, baisinė pagarba žmonėm, kurie padėjo galvas už tai, kad jie galėtų baubti, tiesą sakant. Ir ta kova buvo už tai, kad visi galėtų pasakyti apie tai, ką tu galvoji apie savo vyriausybę, ką tu galvoji apie savo premjerą ir iš viso, kaip tau kas patinka ar nepatinka, kaip šalyje yra tvarkomas. Ir aišku, ta pati 24 vasario para, nes
ten jau negali pasakyti. Ten tiesiog buvo tokia tasa kelių dienų, kuriuose jau, sakau, jau aš tokioj pusiau sąmoniai būdravau ir ryte, kada, jau kai pakalbėjo Putleris ir buvo jau aišku, kad jau tuoj prasidės turbūt ir puolimas, prižadinau Estijos premjerę, jai paskambinus pasveikinti su nepriklausomybės diena, nes tai yra Estijos nepriklausomybės diena, kaip tik aš jai paskambinau, sakiau, sveikinu tave su nepriklausomybės diena, bet by the way, įsijung visus telekus, kokius turi, nes prasidėjo... Tai jūs nemegojat? O, paikite. Jūs žinot iš anksto, kad tai gali būti tą dieną. Tai aš pirmadienį paklausiau ten tą įrašą, kuris ten buvo kelių valandų rentinimo to visiškos beprotybės, jau buvo aišku, kad čia yra valandų klausimas. Ir aš iš esmės visą tą laiką iki pat to ketvirtadienio įsijungiau tada ketvirtadienį ryte, kai ten buvo tas eilinis jo kažkoks tai išsiliejimas pasąmonės rauto. Ir, ta prasme, nebuvo nieko nuostabaus iš tikrųjų. Jau buvo aišku, kad čia žinai, ko lauki. Ir lauki. Taip. Visiškai taip pat esu pasakęs, 3 dienas prisimenu. Aš premjerė šiek tiek turiu tokį asmeninį klausimą su jumis, šiokią tokią nuoskaudą, ne tai, kad nuoskaudą. 2020-aisiais po antro rinkimų turo, jau kai jūs nugalėjote ir buvo spaudos konferencija, aš kažkaip taip, gal iš nepatyrimo, bet aš pagalvojau, užduosiu klausimą, kuris man atrodė ir vakarų žiniasklaidai, ir šiaip man čia atrodė toksai įdomus. Ir aš klausiau, kaip jūs įsivaizduojat, kokie bus jūsų santykiai su prezidentu. Ir jūs man sakėt, kad bus aišku geri, kas čia per klausimas. Tai dabar 23-aisiais norėčiau paklausti, kokie yra jūsų santykiai su šalia čia esančiu kolega? Geri, aš sakyčiau. Sakyčiau, kad geri. Visada, kai mes susitinkam asmeniškai, mes pasišnekam visiškai dalykiškai. Tiesa, būna tokiu atveju, kad paskui, kai aš kažką paskaitau viešumoje, tai nustembu. Būna taip ir lyg tai nelabai prisimenu, kad mes apie tai kalbėjome arba mes apie tai taip kalbėjom, bet čia gal tiesiog tokia politikos realybė. O jūs dar susitinkat? Valstybės gynimo taryboje susitinkam. Jūs sakėt, kad jūs vadinat save 30 metų begemotų valstybės tarnybai. Ir mano klausimas, mūsų klausimas yra apie tai, ar jūs tikrai turite tokią storą begemoto odą, kaip galėtų atrodyti. Ir noriu pacituoti vieną Seimo narį. Priminsiu, kad jūsų kaip ir šalies vadovo pareiga yra užtikrinti taiką Lietuvoje, o ne kurstyti karą. Kas buvo padaryta, kad šalies piliečiai miegotų ramiai? O gal tikrai laukiama, kad į jaunus Lietuvos vyrų šaudys Rusijos kariai, o žmonas prievartaus vaikų akivaizdoje, be pigų, kai nei to, nei kito neturi Aidas Gedvilas. Kaip jūs reaguojate į tokius Gedvilus ir kitus Gedvilus? Sunku atsakyti labai vienu sakiniu. Turbūt to Gedvilo ir kitų Gedvilų lūkestis yra toksai, kad aš apsiverksiu, viską mesiu ir pabėgsiu. Tai va čia yra tas atvejis, kai aš tikrai neapsiverksiu, visko nemesiu ir nepabėgsiu, todėl kad man labai nemalonu visą tai girdėti, nes čia nežinau, kam teko matyti, bet vienas iš nesveikatos neteisės nei instituto korifėjų irgi papostringavo apie gyvenimo įgūdžių programą, kur išsityčiojo iš dalies žmonių ir ne tik politikų, taip pat ir mokslininkų, kai kurių fizinių savybių ar kažkokių sakykime, ten kalbos riktų ar kitų dalykų. Ir aš čia matau savo pareigą visame šitame. Ir matau tokią savo pareigą, kad visą tai atlaikyti reikia dėl geresnės mūsų ateities. Nes aš suprantu, kad jeigu aš būčiau 50 metų vyriškis, prieš tai dirbęs policijos generaliniu komisaru, man niekas nedrįstų kažko panašaus pasakyti. Maksimum, ką nors labai kandžiai, gal sarkastiškai pasakytų Gabrielius Landsbergis, bet tai nebūtų visiškai panašu į tai, ką leido Aidas Gedvilas mano ar kitų vyriausybės moterų paprastai adresu. Bet aš žinau, kad mūsų tokia užduotis ir yra, ir todėl aš, kai kviečiausi
ministrus ir ministres į vyriausybę, labai norėjau, kad ministrų kabinetas būtų kaip įmanoma labiau subalansuotas lyties požiūriu ir tai buvo mano sąmoningas pasirinkimas ir tas pasirinkimas buvo būtent todėl, kad moterų politikoje Lietuvoje yra per mažai ir todėl turime tokią situaciją, kad klausimus, kurie yra labai aktualūs moterims, Seimuose sprendžia tokia sudėtis, kuri netitinka visuomenės sudėties, tai yra ne 50-50, o labai smarkiai nereprezentuojamos yra moterys. Ir mano supratimu, tas faktas, kad moteris gali išbūti politikoje, gali atlaikyti visokius tokius aidus gedvilus ir kažkokiu būdu savimi priversti juos liautis šitaip elgtis su tavim vien dėl to, kad tu esi moteris. Tai tiesiog yra nauda visai visuomeniai, nes galbūt daugiau moterų pagalvos apie savo kelią politikoje, kad tai yra, dabar sakysiu, ištveriama, tarsi atrodo kaip kančia kažkokia. Tai yra atlaikoma, taip sakyčiau, tai yra atlaikoma ir kuo daugiau atlaikys moterų, tuo mažiau bus tokių aidų gedvilų. Kalbant ne tik apie politikus, bet ir apie visuomenę, pasižiūrėjus atgal, jūs tikrai buvo nukreipta daug visuomenės pykčio. Prisiminus kartuvės prie Seimo, pišpravardę ir taip toliau. Kaip jūs prisimenat visą tą laiką atgal, tą tokio pykčio pritvinkusi tą maršizmo laiką dabar žiūrint? Ar jis jau praėjo jūsų akimis žiūrint? Tai jis vis ten kažkur atsikartoja kažkokiomis bangomis, bet žinokit, yra žmonės, ant kurių aš negaliu prisiversti pykti ir tokių žmonių yra dauguma. Prasme, net jeigu aš ką nors ten burptelsiu ar kažką pasakysiu, tai čia greičiausiai bus kažkokia greita reakcija, bet jeigu jūs manęs paklaustumėte, ar aš tų žmonių nekenčiu, jokių būdų ne. Ta prasme, aš net nepykstu ant jų. Man tiesiog atrodo, kad dalis iš jų yra suklaidinti, dalis iš jų, kaip koks nors ten celofanas, yra labai profesionalus veikėjas, manau, kad turintis labai aiškių savo tikslų ir labai profesionaliai manipuliuojantis kitais žmonėmis, tai visa tai yra man kažkaip akivaizdu ir aš dėl to nematau labai didelio reikalo pykti. Net ant opozicijos ten tų klausėjų irgi, jeigu ar aš pykstu ant Aido Gedvilo, nepykstu. Aš tiesiog manau, kad mano užduotis yra būti ten, kur aš esu, tam, kad tokiam Aidui Gedvilui, gal kada nors galvoj suskambėtų mintis, kad jis negali šitaip elgtis. Bet yra žmonių, kur man jau yra sunkiau turbūt su tuo tokiu atlaidumu ir tas galbūt labiau yra susijęs su prezidento rinkiminė kampanija, bet tie patys žmonės iš esmės jie atsikartoja ir COVID istorijoje, ir tose visose kitose istorijose. Man be galo skaudu, kai bažnyčios žmonės, kurie žino Dievo įsakymą nemeluok, skleidė ir dar iki šiol skleidžia apie mane labai keistus prasimanimus. Ir aš vis tiek laikau save bendruomenės dalimi, nepaisant to, kad jie galbūt mane laiko kažkokią šėtono išperą. Ir dėl to man yra tikrai labai skaudu. Bet aš ant jų nepykstu, ta prasme, ar aš jų nekenčiu? Ne, nes aš nemanau, kad aš iš viso turiu teisę ko nors nekęsti. Bet tai, šitai man yra skaudu. Kai kalbam apie atstovavimą, tai bažnyčia dažnai kalba visos Lietuvos vardu ir čia labai sunku būtų žvelgti, kaip kunigai reprezentuoja moteris, nes niekaip nereprezentuoja. Iš kur jūs gaunate to atlaidumo? Nes aš, pavyzdžiui, jo neturėčiau tiek, aš jo tiek neturiu turbūt. Yra turbūt tokia pragmatinė pusė reikalo ir kita pusė galbūt tokia patirtinė. Pragmatinė reikalo pusė yra o kas iš to, kad tu visą laiką galvosi apie tos žmonės ir visada ant jų pyksi? Kas dėl to pasikeis? Tu greičiausiai jų nepakeisi, tu jų neįtikinsi, tu kažkaip jų nepalenksi į savo pusę. Kartais atrodo net, kad 2+2 yra 4, įrodyti žmonėm, kurie nenori tavęs klausyti, yra labai sunku. Tai tiesiog palieki ir eini. Tokia
nepolitkorektiškas romanas Vėjo nublokšti apie pilietinį karą Jungtinėse Amerikos valstijose ir jo pagrindinė herojė, kuri turėjo tokią frazę, aš apie tai pagalvosiu rytoj. Bet pagalvojat rytoj? Ar vis rytoj? Žinokit, dažnai tas rytoj tiesiog nebeteina, nes tu rytoj turi galvoti apie milijoną kitų dalykų ir tai tiesiog nebeverta tavo dėmesio. O kitas dalykas yra, kad aš nemėgstu kalbėti apie savo asmeninį gyvenimą ir šiaip apie asmeninės patirtis, bet manau, kad jos turėjo tam tikros įtakos tam, kuo aš esu politikoje. Nes mano amžinatilsį mama, kuri tikrai labai daug metų sirgo ir sunkiai sirgo ir jau paskutinius savo gyvenimo metus buvo, kaip čia pasakyti, perdėtai reikli, gal net ir visiems žmonėms, kurie buvo aplink ją. Kažkaip mane išmokė tokio, vėlgi to paties supratimo, kad o kas iš to, kad tu pyksi? Tu tik tai deginsi savo kažkokias emocijas ir kažkokią savo vidinę kažkokią jėgą ar kažkokią vidinę ramybę tam, kad kovotum su dalykais, kurių tu negali nugalėti. Tuo atveju kalbėdavo liga, kartais kalbėdavo labai nemalonius, kartais net baisius dalykus, bet tu supranti, kad kalba liga. Tai kartais kalba neišmanimas, kartais kalba manipuliavimas, kartais kalba propaganda, kartais kalba sąmoningas melas. Tiesiog tu turi negalvoti, kad tai kalba tas žmogus, o tai kalba kažkoks labai, labai konkretus reiškinys ar kažkoks konkretus dalykas. Ir tada kažkaip nesunku nepykti. Jūs apie Velionės mamos mirtį paskelbėte ne iš karto. Kiek tai buvo susijęs su jūsų kaip politikės gyvenimu, kiek apskritai su jūsų asmeniniais bruožais? Aš nepaskelbiau iš viso. Turiu pasakyti, kad nežinau, iš kur žiniasklaida sužinojo ir manęs tiesiog paklausė. Ir jau buvo praėjęs mėnuo nuo mamos mirties. Man buvo labai sunkus laikas, nes paskutiniai mamos gyvenimo mėnesiai buvo labai sudėtingi ir iš esmės aš visus tos mėnesius praleidau santaros klinikose ir man tikrai buvo labai toks didelis emocinis krūvis. Ir žinot, kai būna žmogui, kuris yra kažkiek labiau žinomas, tada niekada iki galo nežinai, kiek sveikinimų ir užuojautų yra nuoširdus, o kiek dėl to, kad taip reikia. Tai aš labai nemėgstu, kai mane sveikina su gimtadieniu. Dėl to, kad taip reikia. Aš nepakenčiu šitų valdiškų sveikinimų ir dėl to dažniausiai per savo gimtadienį išeinu atostogų. Kad negaučiau tų visų bukietų, kurių paskui nežinau, kur dėti ir nežinau, ką su jais daryti. Tai gerai, kad paskutiniu metu jau esu atradusi dabar tokį labai, labai gerą santykį ir sakau, visi, kas nori mane pasveikinti, 1482 ir visi kiti dalykai tinka ir prašau mane pasveikinti tenai ir tas neblogai veikia. Tai lygiai taip pat ir su mamos laidotuvėm aš tiesiog neturėjau jėgų būti ir vaidinti aukštuomenės damą tuo metu, kai mane buvo prislėgęs labai, labai didelis skausmas ir tas toksai supratimas, kad labai, labai didelis krūvis, kuris teko paskutinį laiką, kad jisai staiga baigėsi. Ir aš norėjau tiesiog tyliai ramiai pabūti su savo pačiais artimiausiais ir labai džiaugiuosi, kad man pavyko. Atsiprašau, kad uždaviau šį klausimą ir ačiū, kad atsakėt. Ačiū. Galime eiti prie aktualijų, gal pabuškai grįžti, manau, šiek tiek bus. Ar tu dar kažką norėjai neaktualių? Turim laiko. Gal praleiskim aktualijas ir reikim prie kontributų. Turime. Jeigu premjerė sakė, kad... Prie CV? Jeigu 15 minučių savo pietų mums paskolins, tai manau suspėsim. Vis tiek paliekam badauti jau. Ne, aš šiek tiek jūs jau užsiminėt vieną klausimą, aš norėčiau sugrįžti prie jo. Tai būtų kaip jūs vertinat apskritai mūsų narkotikų kontrolės, politiką Lietuvoje? Na vėlgi, vakar buvo toks pareiškimas nuskambėjęs, kad prevencija neveikia. Bet aš su tuo nesutinku, todėl kad mano supratimu normalios prevencijos ir nebuvo. Buvo kažkokie fragmentiniai priešokiais, reiškia daryti dalykai, kai kuriuose mokyklose gana sėkmingai ir gana gerų tų pavyzdžių yra mokyklų, kur labai stiprios tos yra antipsichotropinės programos vykdomos ir bendruomenės yra labai įsitraukusios ir ne piešinų konkursas, o ta prasme normali metodiška veikla.
Bet čia ir yra tas klausimas, dėl kurio mes dabar labai daug iečių laužom dėl tų vadinamų gyvenimo įgūdžių ir turinio. Atrodo, kad visas turinys gyvenimo įgūdžių pamokų yra apie lytiškumo ugdymą, kurio ten yra tokia turbūt vienženklio procento dalis, bet ten yra daug kitų dalykų labai svarbių, skaitant ir nuoseklų ugdymą psichotropinių medžiagų naudojimo žalos klausimą. Ir čia yra ne tik, kad mokytojas ateis prie lentos ir papasakos tau, kaip blogai yra vartoti narkotikus, nes greičiausiai tą tau sako mama, tą tau sako mokytojai, tą tau sako visi, o tu esi žingeidus paauglys ir kažkokie dalykai kartais ima ir atsitinka. Tai yra žmonės, kurie tuose programuose yra pasitelkiami kaip partneriai. Ir tai yra ir nevyriausybininkai, ir medikai, ir pareigūnai gali būti, ir taip toliau. Bet man atrodo, kad dabar mes turime tokią diskusiją pasisukusią į vieną pusę. Reikia kietųjų priemonių. Tai taip, policija dirba savo darbą, tikrai gaudo tas didžiasias siuntas, kurias pagauti yra rimtas reikalas, rekordiniai kiekiai, kurie yra sulaikomi. Prie kiekvieno mokinio pastatyti po policininką, kad patikrintų kuprinę, turbūt, sunkiai įsivaizduojamas yra dalykas. Klausimas, ar to reikia iš viso? Čia geras klausimas. Yra žmonių, kuriem atrodo, kad to reikia. Ir aš, kadangi vis tiek, nebijau sakyti, ką galvoju, ir aš mokiausi sovietiniai mokykloje šiek tiek savo gyvenimo, tai aš žinau, kaip atrodo, kai vaiko kuprinę išverčia ant stalo ieškant cigaretės prie visų klasiokų, visiems matant. Ta prasme, kada niekas nesirūpina, kaip vaikas jaučiasi, kada jis gali būti pasmerktas tą pačią minutę ir taip toliau ir panašiai. Tai man atrodo, čia yra gerokai sudėtingesnis klausimas, negu kad kartais norima pavaizduoti, kad reikia tik tai policininkų, tvorų, šunų, iškratyti kuprines ir viskas bus gerai. Šeima čia yra ne paskutinis žaidėjas, kuris tame taip pat dalyvauja. Ir jeigu, pavyzdžiui, tėvai bijo, net pagalvoti apie tai, kad jų vaikai galbūt kažką panašaus daro, arba bijo paklausti, bijo pakalbėti, arba bijo prisipažinti, tarkim, ir tiem patiem mokytojams pasakyti, nes kita vertus yra taip pat ir atsakomybės klausimai mūsų kodeksuose. Tai akivaizdu, kad sistema veikti gerai negali. Tai man atrodo, kad čia yra proga gerai pagalvoti, ką galim padaryti geriau, ir dabar bus pora pilotinių modelių keliose savivaldybėse, būtent orientuoto į sąveiką tarp bendruomenės, tiek teisėsaugos, tiek mokyklų bendruomenės, tiek šeimos, ir galėsim palyginti, kiek rezultatai skiriasi nuo to, ką turime kitose savivaldybėse. Nes kitas klausimas yra, čia sakot, per griežtai, ar jūs dėl kriminalizavimo, aš taip paprastai paklausiu, kokia būtų jūsų pozicija? Aš balsavau visada už tuos projektus, kurie dekriminalizuoja mažo kiekio laikymą. Aš girdžiu tuos argumentus, kuriuos sako kritikai, kad čia kažkokiu būdu atversi kelią, reiškia, tiem, kurie yra dileriai ir yra prekeiviai, bet šiuo atveju aš kliaunuosi ekspertų išvadomis ir didžioji dalis mano žinomų ir gerbiamų ekspertų vienareikšmiškai sako, kad tai yra neadekvati atsakomybė. Ir taip, Seime ta diskusija, kaip matot, yra dabar įstrigusi svarstymo stadijoje, dėl to, kad yra ir priešingų nuomonių, yra ir manipulacijos, legalizavimo painiojimas su dekriminalizavimu, kas yra tokia tiesiog manipulacija, bet akivaizdu, kad politinis debatas dėl to yra labai karštas, ir ar mums pavyks prieiti kažkokio tai gero sprendimo šitame Seime, aš nebūčiau tikra. Žiūrint į politinius debatus, kaip jums atrodo? Atrodo, kad pastaraisiais metais Lietuvos politika tapo viena apie tokius, kiekvienas klausimas tapo civilizaciniu arba vertybiniu, narkotikų dekriminalizavimas, partnerystės įstatymas, Stambulo konvencija, gyvenimo įgūdžių programa, dabar skiepai. Kodėl dauguma, atrodo, politinių įprastų klausimų visuomeniai dabar priimami kaip vertybiniai klausimai, nors iš tikrųjų jie nieko bendro su vertybėm neturi, skiepai nieko bendro, atrodo, neturi su žmogaus vertybėm. Laisvė, numirti, nežinau. Tai tas dekriminalizavimas lygiai taip pat, tai yra juk pamatuojamas moksliškai teisinis klausimas. Ar nėra taip, kad tiesiog pastaruoju metu daug jautriau žiūrima į įvairiausius klausimus? Vėlgi aš grįšiu prie to paties, kad tas jautresnis žiūrėjimas, jisai yra atsiradęs ne dėl to, kad kažkaip visuomenė yra sujautrėjusi pati savaime. Aš manau, kad tai yra fenomenas socialinių tinklų ir to, kad bet kas gali tapti naujiena ar žinia per porą sekundžių. Ir tai jau yra ne tas laikas, kai
tam, kad kažkas taptų tikrai naujiena, tai kažkas turi kažką ištirti, parodyti vakare per žinias, tada kitą dieną parašyti laikraštyje, ten institucijos, kurios susijusios su tema, suka galvas, ką atsakyti žurnalistams, kad ir atsakyti, bet galbūt kažko ant savęs neprisikalbėti. Tarpsnį žiniasklaidos aš dar irgi mačiau ir todėl matau labai gerai, koks yra dabar skirtumas. Dabar tu gali pasakyti Twitteryje X, ar kaip jis ten vadinasi, ar Facebook'e miau, ir tas miau gali pasidaryti kažkas 5 milijonam žmonių. Ir visi kiti bėga iš paskos. Ir kada vyriausybė dažniausiai yra, priekaištas vyriausybė yra teikiamas, kad vyriausybė blogai komunikuoja. Aš kai pasikalbu su savo kolegom premjerais, aš suprantu, kad komunikuoja blogai visos vyriausybės. Bet, nes visur yra ta pati pastaba. Ir mano supratimu, kad tai yra šiaip neįsprendžiamas rebusas. Dėl tos priežasties, kad dabar visada politikai reaguoja retroaktyviai, niekada proaktyviai, nes tu negali atspėti labai dažnai, iš kur staiga pasidarys tas miau, kokia tema gali pasidaryti miau. O kad tu bet kokią temą gali pastatyti tokiu kampu, kad jinai pasidarytų vos ne egzistencinį, tai reikia gerai pagalvoti, bet iš principo tas yra padaroma. Tas yra padaroma ir kol žmonės nėra įtikinami, kad yra kitaip, tai tol tu gali ir veikti kaip politikas ant tos temos. Imkim tą pačią partnerystę. Aš turėjau tokį labai įdomų pavyzdį diskusijos su Ispanijos premjeru. Labai katalikiška valstybė teisino tos pačios lyties santuokas 17 ar 18 metais, neatsimenu. Tai klausiu, sakau, kaip čia su bažnyčia ir visuomenė, kaip atsitiko taip, kad jums pavyko tą padaryti? Kiek buvo žmonių, kurie buvo prieš? Jis man sako, žinai, prieš sprendimą priimant žmonių, kurie yra prieš, buvo apie 40%. Tada įstatymas galiojo keletą metų. Ir dabar tų žmonių, kurie yra prieš, likę ten 70 ar panašiai. Kas atsitiko? Žmonės įgijo patirtį. Taip? Pamatei, kaip ir su 3 raidėm pasuose. Ta. Evelina Dobrovolska yra su 2 W raidėm. Kas nors nutiko? Nieko nenutiko, niekam. Niekas tavo pavardės. Lietuvių kalba nesugriuvo. Niekas tavo pavardės nepakeitė. Lietuvių kalba, kas nemokėjo kalbėti, tas ir nemoko. Kas rašo daug taškių, tas rašo. Kas ten rašo po vieną žodį arba tarp žodžių nežino, kur dėlioti tą ir daro toliau. Ir niekas dėl to nepasikeitė. Lygiai taip pat ir čia. Niekas nevertė tave susituokti su savo lyties asmeniu, tavo vaikas netapo gėjumi ir visi kiti dalykai tas tiesiog neliečia. Ir tu gyveni toliau. Tai tol, kol tai neatsitinka, tu juk iš esmės gali sukurti ten, nežinau, kokio didumo teoriją ir, grįžtant vėlgi prie Kremliaus ir propagandos dalykų, Kremlius visada žaidžia tokiuose socialiniuose debatuose. Jie niekada nežaidžia debate, ar jūs mylit Rusiją. Nes čia yra nebeklausimas. Ta prasme, čia nemylim. Putino nemylim, niekas nemyli Putino. Bet tu visada randi kažką, kas visuomenę polarizuoja ir padarai iš to visuomenės polarizuojančio klausimo, atrodo, kad egzistencinį klausimą. Atrodo, kad didesnio klausimo neliko, kaip VST prijungimas prie policijos, dėl ko Skvernelis išeis iš nacionalinio susitarimo dėl gynybos, ką reikėjo padaryti prieš 15 metų, jeigu ne prieš 20, arba, tarkim, gyvenimo įgūdžių programa, dėl ko Karbauskis išeis iš nacionalinio susitarimo dėl švietimo. Ir tu taip iš atrodo visiškai siauro gana klausimo gali padaryti nacionalinės darbotvarkės klausimą. Nes tą labai lengva padaryti, nes sklaida yra fenomenali. Ir ta fenomenali sklaida suteikia šitiems žmonėms galimybės. O trumpas patikslinimas dėl jūsų nuomonės. Jūs sakėt, nežinot, ar narkotikų dekriminalizavimo projektas šią kadenciją bus priimtas, o civilinės sąjungos projektas jūsų nuomonė? Vėlgi, aš labai norėčiau. Ir mano nuomonė yra niekam nepaslaptis, bet lygiai taip pat niekam nepaslaptis yra, kad dabar mes turime Seime turbūt kokius 65 balsus, kurie balsuotų už šitą įstatymą. Mitalas sako 68. Galbūt jam pasisekė labiau, tai tada galbūt mums tetrūksta 3. Bet man šitoje istorijoje yra apmaudžiausia, nes 2020 metais, kai mes pasirašinėjom koalicijos sutartį ir kai buvo aišku, kad tai negali būti vyriausybės programos dalis. Todėl, kad Tėvynės sąjungoje yra dalis bendruomenės, kuri niekada gyvenime nebalsuos už šitą įstatymą, už pavardžių rašymo įstatymą, tą, kurį Seimas priėmė su opozicijos balsais, ir ten už Stambulo konvenciją ir kažkokius kitus dalykus. Bet tu visą laiką kliaujasi tokia racionalia logika, kad tie žmonės, kurie šitai yra įsirašę į savo programą opozicijoje, tai jau tikrai balsuos.
Ir tada mes susitarėm, kad mes dedam pastangas, kad rastumėm tam balsų ir tiesiog tuos įstatymus stengiamės priimti. Tai dėl vardų ir pavardžių rašymo tą pavyko padaryti, pavyko įkalbinti opoziciją, pavyko tą įstatymą priimti, nepaisant to, kad dalis mano pačios frakcijos balsavo prieš, dalis, man atrodo, liberalų sąjūdžio frakcijos balsavo prieš. Bet su partnerystė, tai aš kai girdžiu Socdemų partijos pirmininkės paaiškinimą, kodėl yra nebalsuojama, kad jį tai balsuotų, bet dabar tai tegu liberalai su konservatoriais išsiaiškina, mes neturim ką aiškintis. Konservatoriai neturi šito savo programoje, nes negali turėti. Bet socdemai turi šitą savo programoje. Ir kodėl tau reikia, kad žmonės, kurie laukia šito įstatymo ir toliau lauktų šito įstatymo vien todėl, kad tau įdomu žiūrėti, kaip konservatoriai su liberalais, tiesą sakant, ne tai, kad mušasi, o tiesiog skėsčioja rankomis, nes esame pato situacijoje, tai man tas yra neaišku. Ir niekas man šito paaiškinti negali. Ir čia yra turbūt vienas iš didesnių mano apsiskaičiavimų, jeigu taip jau pasakyti per visą šitą laiką, nes 20 metais, kai mes sudarinėjome tą įstatymų sąrašą, aš savo kolegoms sakiau, niekas mes tikrai rankų nelaužysim, nereikalausim jūsų pakeis savo nuomonę, bet jūs nepykit, mes ieškosim balsų tiesiog kitoje Seimo salės pusėje. Ir kai kuriem įstatymam juos rasti pavyko, o šitam įstatymui iki šiol dėja ne. Mes turim vieną klausimą, kuris yra į 2 klausimus padalintas iš mūsų kontributorės, man atrodo. Taip. Mes paprašėm, kad užduotų klausimus ir tas klausimas yra toks. Ar kelsite savo kandidatūrą į prezidento rinkimus ir ar apkarto ministrės pirmininkės postas? Rytoj 5 valandą. Čia kuris atsakymas? Apkarto? Dėl pirmo klausimo. O dėl ministrės pirmininkės posto apkartimo, aš atėjau į šitą poziciją dirbti. Aš neatėjau ją pabūti ministro pirmininku, nes man reikia į CV įsirašyti ministro pirmininko pareigybę, nes aš sakyčiau, kad tai nebūtinai CV yra puošmena, gali būti kaip tik dar ir minusas, nežinau, čia kaip kas vertintų. Ir kadangi aš neįsivaizdavau, kas čia yra per darbas, o žinau, kas čia per darbas, todėl kad arti labai šito darbo buvau daug laiko, galiausiai dirbau ir ministre, ir buvau vyriausybės narė, tai man buvo labai aišku, kokią atsakomybę aš prisiimu. Ir aš stengiuosi daryti savo darbą taip gerai, kaip sugebu. Ir kai aš baigsiu savo darbą, aš tikrai turėsiu kuo pasidžiaugti, aš tikrai turėsiu dėl ko paliūdėti, ko man padaryti nepavyko, bet aš tikėsiuos, kad tuos dalykus, kurie yra vis tiek padaryti anksčiau ar vėliau, tada padarys vėlesni premjerai. Čia šių dienų nauja polemika yra, kad Šimonytė turėtų eiti į Europos komisiją ir greičiausiai nesunkiai gautų vicepirmininkės vietą. Turit tokių minčių? Žiūrėkit, visų pirma, komisarą nominuoja vyriausybė. Bet jeigu nesutiksit, niekas tai jeigu aš save nominuočiau, Europos parlamentas mane išspirtų iš klausimų pirmų taikymų, nes tokių precedentų, sakyčiau, kad jau yra Europos komisijos istorijoje buvę. Tai čia praktinė reikalo dalis. Tai reiškia, kad jeigu aš norėčiau kažką panašaus daryti, aš turėčiau rasti kitą ministrą pirmininką. Aš turėčiau rasti kitą ministrą pirmininką, pargriauti vyriausybę, tada tapti užsienio reikalų ministrė ar kuo, nežinau, kad galėčiau ten pasėdėti, kad mane kažkas galėtų deleguoti. Baikit, šitie dalykai tikrai yra ne man ir negaliu pasakyti, kad tarptautinė karjera yra dalykas, kur aš nesuprasčiau, ką daryti. Man atrodo, man užtektų galbūt kompetencijos dirbti Europos komisijoje ir tai yra gal ir įdomus darbas, bet jeigu jau rinktis tokį politinį vykdomąjį darbą, tai vis tiek visada yra labiau, kaip pasakyti, didesnę grąžą tu gauni iš to, kad tu darai savo šalį gražesnę ir geresnę ir darai dalykus savo šalyje,
kurie leis čia žmonėm geriau gyventi. Europos kryptis yra be galo svarbi. Aš labai tikiuosi, kad per Europos parlamento rinkimus tos vadinamos mainstreaminės partijos tikrai pasirodys gerai ir galės formuoti komisiją, kuri nekeis kurso nei dėl Ukrainos, nei dėl kitų dalykų, kurie mums yra gyvybiškai svarbus. Tai čia labai tikrai visą širdim palaikau ir Europos liaudės partiją ir tikiu, kad jie turės gerų kandidatų į Europos komisijos pirmininkus ir atsiras gerų kandidatų į komisarus, bet gal kas nors, kas svarsto apie tai, labai nori manim atsikratyti, žinau. Dar šiek tiek pabaigsiu tos kontributorės klausimas buvo, nors jūs šiek tiek jau buvot užsiminus, bet gal taip konkrečiau žmogus jūsų klausė, kiek stipriai ir kada buvo paskutinis lašas, kai jau kilo mintis dėl atsistatydinimo? Turbūt stipriausiai ir buvo tada, kai buvo visa šita istorija su tom visom kanceliarinėm ir panašiais dalykais ir aš jaučiau tuos prožektorius į mane nukreiptus ir girdėjau tos šnabždėsius už nugaros ir man tą šnabždėjo ne tik politikai, man tą šnabždėjo labai daug žmonių, kuriuos aš pažįstu ir net gerbiu. Ir jie man sakė, klausyk, numesk, naugi trukdo eiti, tu numesk ir eik. Bet aš esu karys, pagal savo natūrą aš esu karys. Aš nemesiu niekada žmogaus, kuris yra mano bendražygis. Tai jeigu tikrai mes čia kažką padarėm visi tokio blogo, tai tada visi kažkaip ir prisimkim tą atsakomybę, kad jau šitaip. Bet kad nei vieno gero šitoje istorijoje irgi nėra. Tai man buvo, tokia turbūt tas paskutinis lašas, nes mane auklėjo žmonės, kur, patys, jeigu atsidarytų spintą ir prasirinktų lentynas, ten tose lentynose rastų visokiausių dalykų. Tai tada tai buvo ne tai, kad darbas ar problemos už kažkaip sugniuždė ar kažkas. Tiesiog toks neteisingumo jausmas, vaikiškas, gal taip sakyčiau, man atrodo, vaikai panašiai neteisybė jaučia, kai jiems kažkas atrodo labai neteisinga. Tai man toks visiškas neteisybės jausmas, kuris mane tada buvo ištikęs. Ir tada, sakau, viešumoje turbūt aš pasikarščiavau, nors ne viešumoje aš turbūt pasikarščiavau dar ne taip. Jeigu visai pabaigai, kaip jūs matot savo politinę ateitį po šitos kadencijos ir apskritai kaip jūs įsivaizduojat Lietuvos politinę ateitį, nes vakaruose mes ne tik apie karą šalia mūsų kalbam, bet ir apie grėsmės demokratijai visuomet kalbama, galbūt Trumpo sugrįžimą Jungtinėse valstijose ir taip toliau ir panašiai. Tai kaip matot savo ir Lietuvos politinę ateitį po jūsų kadencijos? Aš manau, kad Lietuva šiaip yra, ne šiaip, kad, čia klišė tokia būtų pasakyti, kad padarė didžiulę pažangą ir turint minty, kad ten mūsų materialinis gerbuvis paaugęs yra kartais ir kad mes disponuojame visai ne tais ištekliais, kuriais disponavom dar prieš kokius 15 metų, tada, kai aš buvau finansų ministrė, ir kad mes sprendžiame visai kitus iššūkius, mes jau čia dabar ne tiek žiūrim, kaip galus su galais sudurti, kas, aišku, visada yra klausimas, kai mes grįžtam prie biudžeto, bet ne tiek ta prasme, kaip sudurti galus su galais, bet kaip pasirinkti teisingai prioritetus ribotų išteklių sąlygomis ir tos finansinės paramos, kurios Lietuva sulaukia iš ES įvairia forma, tikrai dėka, pagražėjo mūsų buitis visame kame, bet man atrodo, kad mes ir kaip žmonės, mano vertinimu, čia yra mano vertinimas, jis yra visiškai subjektyvus, gali kažkam nepatikti, nepaisant visų tų piktumų ir kažkokių ten švilpimų ir baubimų ir kartuvių ir kitų dalykų, aš manau, kad mes kaip visuomenė mes tikrai daromės geresni. Ir ypatingai man geresni atrodo žmonės, kurie yra jaunesni už mane. Ir aš juose matau tą pažadą, man labai svarbu, kad galima gyventi nuvertinant kito a priori. Ta prasme, be jokio pagrindo, dėl to, kad jis yra kitoks, dėl to, kad jis yra žydas, dėl to, kad jis yra gėjus, dėl ko per istoriją vyko baisūs dalykai įvairiose vietose ir įvairiais laikotarpiais. Ir man atrodo, kad tas atvirumas ir tas gebėjimas būti kažkokio tokio didelio pasaulio dalimi, kurį aš tikrai matau žmonėse, kurie yra jaunesni už mane, man teikia vilti, kad mūsų demokratija turi visas galimybes atlaikyti. Tik tai tiek, kad aišku, reikia to norėti, nes visada, visur, visose visuomenėse bus žmonių, kurie siūlys greitai,
paprastai ir pigiai. Ir kaip mes puikiai žinom iš to paties pasakymo, kad taip nebūna. Ta prasme, kažko vieno iš šito nebus. Ir kuo daugiau mes būsime edukuoti kaip visuomenė ir ne tąją prasme, kad ten mokykloje mokėsim ten teoremas, ką taip pat yra labai svarbu mokėti, bet tiesiog suvoksim, kad mes valstybė nėra valstybės trečiojo asmens, mes esam valstybė. Reiškia, tai yra mūsų susitarimas. Ką mes matome esant svarbiu, tą mes ir skiriame prioritetą per savo įgaliotus asmenys. Kuo daugiau jaunų žmonių ateis į politiką, kuo daugiau moterų ateis į politiką, spręsti klausimus, kurie yra aktualūs ir jaunimui, ir moterim. Tuo, man atrodo, tas stabilumas mūsų demokratijos bus tvirtesnis, nes mes esam per daug nukentėję ir per daug neseniai, kad galėtumėm leisti tiesiog tą istoriją nubraukti. Nes kartais atrodo, kad vakarų Europoje galbūt dalis paaiškinimo yra tame, kad ten karas baigėsi prieš 80 metų ir po to jie visada buvo užimti savo gerovės kūrimu. Tai mes šitame epizode esame dar tik tai 30 su trupučiu metų. Dar mūsų tėvai, seneliai yra kai kurie patys atsimena, o jeigu neatsimena, tai jiems iš pirmų lūpų buvo papasakota apie tai, kas buvo karo ir pokario metais. Yra žmonių pakankamai, kurie aš 15 metų atgyvenau sovietmetyje, man, kaip čia pasakyti, per akis. Jeigu manęs paklausų, kas man yra sovietmetis, tai tie aliejiniai dažai laiptinėje. Tie tokie, kur juos pažiūrėjus smirda. Tai man yra sovietmetis ir tai man yra niekada daugiau taip pat. Tai aš sakau, aš kažkaip matau labai, labai gerą potencialą. Ir kai tu matai ir tas pačią tą naują ekonomiką, ir tuos vienaragius, ir tuos žmonės, kurie yra visiškai nurauti, daro kažkokius tai dalykus ir remia ten kažkokias kosminės idėjas, galvoja apie palydovus ir šoka breiką, kaip toji nuostabioji Nika ir taip toliau ir panašiai. Aš manau, kad Lietuvos ateitis, nepaisant visko, jeigu mes patys taip norėsim, yra šviesi. Tik tai mums svarbu kažkada nenutarti, kad visą tai mes turim garantuotą. Tai kai tu negalvosi, kad tu tai turi garantuotą, o kad reikia už tai pakovot, nebūtinai karo lauke, mentaliniam lauke, kažkokiam kasdienybės lauke, neužsileisti kažkokių piktžolių į savo sodą. Tai man atrodo, viskas bus gerai. O kur jau aš ten tame serialo sezone būsiu, tai man atrodo, čia yra mažiausiai svarbus klausimas. Tai ačiū į redakciją šiandien, su pusė Ingridai Šimonytei. Žiūrėkit, galima spurgyčių? Gerai. Many minutes later. Gal jau dabar spurgyčių? Jo, žinokit, jau dabar.